Bet aš kiek atsimenu, įdomu, vis dar nepamuštas yra Rodo Stewarto rekordas žmonių kiekio koncerte. Ai, Brazilijai kažkas. Aha, ne milijardas, bet ten, bet huja milijonų. Ai, kažkiek. milijonas. Nu, blemba, aš negirdėjau, kad būtų Milijonas kažkas milijonai 400 surinkęs tūkstančių dar. ar kažkas tokio. Nes didžiausias skaitėsi, tai Wimbledono tas, tipo, vienu Gal metu. Woodstocko? Ar teniso Ne, turnyre? Wimbledono stadiono. Wimbledonas. Čia turi Queenai. stadioną? Laiveidą, Jo. tipo? Jo, Wemblio, atrodo. ta prasme, Oi, stadioną. Wemblio, atsiprašau. Wimbledonas tenisui. Wemblio. Ai, aš supratau, ką kalbė, bet... Jo, nu va taip veikia mūsų galvos. Laiveidas 85. Jo, Taip? jo, tai skaitosi didžiausias. Ir Nu, tada... aš nemanau, ne, kad stadionas daugiausiai talpinantis. Ne, tai po Turbūt to- atvira erdvė kažkokia turėjo. Jo, bet Laiveidas buvo kaip... Daugiausiai žiūrėtas, transliuotas gal per Transliuotas. visą O pasaulį. Wemblio stadike Queenų buvo didžiausias. Nu, bet tai Wemblis kiek? 7-8 Aš tūkstančių nežinau, talpina. ne- Čia nežinau. Šiaip- šiem laikam, Šiaip tai kai yra daug- atviri ne, stadikai. daugiau. Nes vien sėdimų Wemblyje yra 7-8. Gerai, kiek buvo, pavyzdžiui, Woodstocke? Ten Bet festivalis. festivalis nesiskaito. Ai, tipo kaip vienas Taip, koncas? taip, taip, Ūkininkas taip. davė hektarų, Nu kiek taip, tik taip, reikia. bet įdomu, kiek žmonių. Nes nusiaubė tai normaliai. Tai, nu jo. Bet dar geresnis tas 99. Nežiūrėjai dokumentikos, kur bandė atkartoti ir užlyjo ir šikna parėjo. Ai, ble, nemačiau. Nu, bandau žiūrėti. Pasirodymas Rio de Janeire buvo 3,5-4,2 limono. Easy. Čia kartais dirbi renginiai. Naujausi duomenys 24 metais gegužę remiantis. Lady Gaga tame pačiame Copacabana's paplūdimy pritraukė 2,5 milijono žmonių. Nu, haliavas koncas visada pritraukia. Madonna 1,6. Marekai, kas yra? Varom? A tu jau paspaudai? Ai, jau įrašinėjai? tai gerai, važiuojam. Ai, tai mes... Oi, tu aš greitai atrašau. jūs O, galit Jėzau, pasisveikint, prasideda. vat, blemba. Prasideda. Jo. Ne, Kas nu, čia? Viskas, jo, dedu iš šono. Supranti, ne, tai viskas gerai. Žmogus užsiėmęs. Jo. Mes čia Ne, neimam. tai tik... Mes bedarbių neimam kažkokiu. Ai, nu gerai, va. Dabar galime oficialiai. Labą dieną, Labą dieną. gerbiami žiūrovai. Šiandien svečiuose turime Viačeslavą Mickevičių, kurį turėtume pristatyti kaip aktorių. Bet aš labiau norėčiau tave vadinti artistu. Jeigu kas nors Lietuvoje yra artistas, supranti, kur gali Ai, viską kaip padaryti. fainai. Aš irgi tos pozicijos, kur... Ir dar, aš visą laiką galvodavau, kas yra visuomenininkas. Tai matyt, kad tu esi irgi visuomenininkas. Geras, kaip fainai. O tu ką pasakysi? Aš Sakyk, ką nors gerą. Ne, palauk, čia buvo pliusai, dabar Aleksas. Man, pavyzdžiui, artistas visą laiką turėjo kažkodėl, aš nežinau, čia iš senų laikų atėjo, bet labai blogą tokį kažkokį skambesį, lyg toks šitas tai artistas. Nu, Nu, nežinau. toks, žinai, toks. A, yra. Yra toks, Yra ane? toks, Jo. Nors šiaip... Bet tai iš kur jisai gražus žodis. atėjęs, tas toks blogas kažkoks prieskonis? Sovietinis gal kaip buržujus atseit žmogus, kur gyvena prabangiai arba norisi gražiai puoštis jam, jau yra nu toks... Jau jeigu išeini su kailinukais, tai jau čia artistas pasirodyt. Jo, o pats žodis haltūra kilo nuo artisto vieno tokio, žinot ar ne? Ne, haltūra taigi nuo šitos, nuo moters, tos carienės kažkokios yra kilę. Ne, aš girdėjau, kad buvo aktorius vardu Haltūrijus, nu, pavardėjo, nu tokia, bet jo. Vardu Reiks pasigūglinti, Haltūrijus. Pavardė. Ir kad, žinai, gal koks Aizir Baržinėtis. Nedadirbdavo, kaip suprantu. Nu, ir jisai po kelis darbus ir sava, ir taip kilo nuo jo. Haltūrina, ne? Jo. Aš žinau kitą istoriją su kažkokia irgi hercogienė, ne hercogienė, bet kad neprimiluot, aš pažiūrėsiu per pertrauką, kad Aha. tiksliai istoriją papasakot. Tai jau nueis, Ir po toks tavo laivas atsimenu. nuplauks. Gali būt, bet aš bandysiu atsiminti toj va kryžiuką užsidedu. Nori atsigert? Norėčiau. Mėgsti kambučią? Labai. Super. Turim tau pasirinkti eglišakių, Nu. rožių. Ne buržujus, ne? Nu. Tada kmynų. Nu. Šiaip tai jeigu yra rožių, tau labai patiktų gvazdikų raudonų tokių. Nu, tu vis tiek tas kovojantis. Nu, gerai, man eglišakių. Eglišakių? Jo. Ne, žinok, labai, kai kurie dalykai tokie, vat, su šita kombučia skamba keistai, Pum. bet žiauriai skanu. Aš žinau. Labai keistas dalykas. Kaip kam mūsų draugai kombučia. Geras, kaip Paragaukit. fainai. Ir Čia, labai aišku, gražiai, panašu. žiūrėk. Panašu į vieną kitą podcastą. Bet Ai, čia ne tas, ne geras. tas. Ne, Aš tam jokių kitam konotacijų. podcast'e Man buvo- nepaduosi, aš noriu kmynų. O tu irgi?
Aš norėčiau. Nu, nes mes negalim tik tai laikyti. Šitos daiktus reikia vartoti. Nu, čia tas pats, ką žinai. Kaip faina. Kalbėti apie ledus Taip, ir neragauti jų. aišku. Tai žiūrėk, grįžtam prie tų artistų visų. Tu dirbi labai daug dalykų. Kaip pusė Lietuvos turbūt jau matė tavo legendinį pasirodymą cirko. Nu, aš taip spėjau. Ai, Nes gali- labai daug kur būni, labai daug ir nemokamai tą darai. Ir ten visą laiką prisimeni savo pradžią, kaip, nu, kaip tave nu, tu išėjai, ta prasme, iš darbo. Iš teatro. Iš Jo. teatro. Iš 2 teatrų. Taip, taip. Ir tu turi nuo to laiko labai daug skirtingų užsiėmimų ir darbų. Koks yra tavo naujausias darbas? Ar tai yra LRT? Ar ne? Šiaip Darbas oficialus toks. Nu, kur Jo. galėtum pavadinti. Jo, būtų tai LRT. Tai čia vienintelis tas toks oficialus. Oficialus darbas. Jo. Oficialus. Kurį gali Knygutė prarasti iš dikcija. esmės. Jo. Kaip tu atsiradai? Tu ir LRT man tokie, nu... Nesuderinami dalykai. Aš mažiausiai ką tikėjausi ir kažkada atsimeni kalbėjom, kad telikas, nu toks nebūtina ten eiti tą teliką. Nu ir aš buvau tos pačios, bet po to galvojau, Ir o projektai- kodėl pačiam nenueiti, žinai, pabandyti? Kodėl neįžengti tą upę, kur visi sako, kad gal biški nusistovėjęs vanduo? Bet Tau ir nebuvo šito? laimėjai tu, su Nu tai Liepa taip, dalyvavai. jo, mes laimėjom žvaigždžių duetus kažkada ir po to mes Čia buvom ne- susitikę gatvėje ir tu sakai, kaip gerai, kad tu nebeini toliau į teliką. Kažkokia panaši frazė buvo ir aš galvojau, nu gal ir gerai, nežinau. Ir dabar tu Nes pats ten yra esi telike. komerciniai, o Nu nu, taip. čia atskirti. LRT nacionalinis, jo. Palauk, kažkaip, man atrodo, tu jauti, kaip jis pakeičia iš karto. Tu uždavė jam klausimą, bet staiga jisai tau interviu daro. Matai, jisai numuilino pripratęs ant sofutės atsakymą. sėdėt. Nu, tu esi vis tiek jau, dirbi dabar tą darbą irgi. Interviuini žmonės, paklausi. O, kažką aš ten antras pajuokauji. toks pagalbinis, ten dar mokausi, Tu kiekvieną Jokutis, laidą. Jokutis, tas žinai, kur būna draugas komedija. Kur Jo, jo, yra jo, jo, jo. pagrindinis late night hostas, šiuo atveju Audris Giržadas, ir tu Jo. toks, kur bairiuką. Taip, turi savo klausimus išrašytus, bet jeigu vat, staiga pagavai, kur čia galima kažką tokio įdomaus, tu būtinai paklausi. Tai jo, jo. Nemuša tavęs Audrius už tavo Ne, improvizacijas. baigtų, ne. Palaiko? Bet Ne. kaip Jo. atrodė tas, tiesiog, ta prasme, nes aš manau, kad tu pats nustebai, kai tau paskambino ir paklausė, žiūrėk, mes čia turim tokį projektą, tokį Late Night LRT. Kaip ir ne. Visų pirma, papasakoju, čia jau antras darbas, nes pirmas buvo vaikiška laida LRT. Ai, atsimenu. Su Žalakevičium. Mhm. Juliu mane. Julium Žalke. Jo, vedėm, bet tenai COVID metu buvo gal 12 laidų. Mhm. Tai nu, tai kiek čia 12 laidų, tai vadinasi 3 gerus 4 mėnesius ėjo kas savaitę, bet COVID metu mes rodėm vaikam, kaip faina daryti tą, viską, kas yra uždrausta. Nu, supranti, tai va ten jau buvo tam tikras Kur toksai, bet tėvai ir taip plaukus rovėsi, kas su tais vaikais Taip, namie o čia daryta, žiūrėkit- pasigaminkim. taip, ar ten Pabioški. einam į žirgyną tenai, tas ir tas, visi tokie įdomus dalykai. Tai čia pirmas toks buvo dalykas, bet jau ten koridoriuose nevaikštai, ten nieko nepažįsti, o šitoj pačioj laidoj aš pernai esu dalyvavęs kaip svečias. Okay. Ir jiems ten patiko. Ant kiek gerai pasirodai, kad tave pakvietė vest, įsivaizduoji? Gal gerai prisitaikiau, nes pas mane yra toks kaip teatre, žinai, tu kurį bendrą produktą žiūrovui, nu, Taip. bent skamba durnai, bet taip yra. Ir, nu, tokia pagarba yra ir, kaip čia pasakyti, būda netempi paklodės ant savęs. Taip. Kad čia tau duotos 5 minutės ir turi viską Bet tau išnešti. sunku šitą daryti. Ne, nesunku, kaip tik, tai va toj laidoje aš prisimenu, kaip svečias esu, Giržadas kažko užklausė, aš užtyliu, išklausau ir atsakai, nepadarydamas, nevilkdamas paklodės ant save savęs. Bet jis yra Ir galima, kaip kad jie viena- pastebėjo tą, jie labai ir užtvirtino. Bet aš, man tai, kadangi man yra tekę ne vienam Aha. renginį būt, kuriame tu dirbi kaip cirko artistas, pavadinkim taip, tai aš neįsivaizdavau tavęs netempiančio paklodės ant savęs. O čia gyvenu, tai čia aišku, kad Giržadas šitoj laidoje yra svarbiausias, o aš tik tai toksai kaip Yra prieskonis. vieta ir laikas. Jo, Tai kai vieta tu ir pasiemi laikas. valandą, sako, dabar tavo yra. Nu, tai aišku, kad jis temps paklodę. Taip, Čia yra taip, jo taip, laikas, taip, jis taip, pasiims taip. Tai va dar ir ir kitų paklodės pasiims. Jo, tą tai valandą. va sakau, kad puikiai sugebi suprasti, kur yra vieta ir laikas ir... Va, Man taip. įdomu, Aha. kiek tu kiek čia čia laiko vyksta dabar, rodo jau šitą laidą? Tai vienas sezonas dabar. Vieną sezoną. Tai čia 6 mėnesiai, pusę metų kažkur. Nu, ne, nuo rugsėjo ten kažkur. Palauk, Kiek komentarų susilaukė apie tai, kaip tas žmogus su savo akcentu papuolė į LRT, aš va taip gražiai kalbu, o šitas va, kokiais keliais iš čia, kokį va iš čia susirado kelią ateiti, nes, nu, keista, ne? Jo, Toks- yra, oi, tai ten Ne, nu, susilaukė. jeigu nebotų, ta prasme. O tokių, Nu, kur nebotų, matai, tikrų kad žmonių. Yra kitų kažkokių prieš tai įrašų. Yra, bet aš ten nelabai žiūriu. Aš jau seniai atpratęs žiūrėti. Jo, kai užsiimi, nu tai iš kur aš atėjau, turiu tą savo kanalą Slavka Channel, Taip. kur ten 11 metų jam.
puikiai žinomas. Ir tenai jau antiek visko esi apie save išklausęs ir po to imi matyti, kad jeigu tau tiek grasinta, tiek kalbėta ir nieks gatvėje nepriejo, nedavė snukį, neapibraižė mašinos, neišdaužė stiklų, netvažiavo prie namų, nebudėjo, nesuvarė šonkaulį į šonkaulių peilį per Čia kokią. skamba kaip pasiūlymai. Jo, Nu, žinok, man tai atrodo, tu aš ką vis- tik išvardinai visus dalykus, kuriuos... O aš Gariūnuose nelegaliai pirkdavau tokius dujų balonėlius, kur čiurškė purkšlė 5 metrus ir skirta Kanadoj Meškom. paprastiems žmonėms meškom nuo grizlių gintis. Ir nieks, blemba, aš pasiruošiau. Išėjo iš galiojimo jau visi paletėliai. Tai ten jau jie parduodami išėję iš galiojimo, tai sako, gali ten tą čiurkšlę ir į tave varyti. Lemba, aš šiaip ir iki tol galvojau, bet dabar man tik pasitvirtino mano šitas sumąstymas, kad jeigu kažkas ir yra, kas panašiausias į Home Alone, tai Slavka, aš pas tave neičiau į namus, nes ten tikrai turi būti iškasta kažkas, kažkur kažkas nuo medžio. Ne, nu žiūrėk, aš kai žongliruoju, tai pas mane bet koks daiktas patekęs į galvą jau yra į ranką mirtinas ginklas, nes tu jau žinai, kaip paleist, kad jis apsisuktų tiek ir kampu pataikytų į smilkinį. Nu, supranti. Nu, taip. Tai jau tenai taiklus. net nereikia to, tai, nu, supranti ten tų daiktų, visus tos dalykus toks ir jo. O tu klausyk, tave 11 metų vien tavo kanalui, tada tu šiaip pradėjai labiau rodytis ir kovoti su visais, kas, kolonininkais ir kitais dalykais. Taip. Sakyk, jeigu kažką. A, ne, Pakomentuot. tai tam kanale ir kovojau, bet dainos, o dabar taip skečai atsirado. Taip. Ir jau nusistovėjo tam tikri personažai, kur reguliariai kartais pasirodo. Bet dabar vis atsiranda visokie, kur į Baltarusiją išvažiuoja dar. Tai labai tokių, nežinau, labai tinkančių Taip. tau personažų daug atsirado paskutiniu metu. Apskritai, tiek Tas, mes Lietuvoje turim Kapčiamiesčio tinkamų. tas. Net nežinau jo vardą, bet jis labai Gintaras juokingas Gražulevičius. personažas. Nu, va, Betgi šakės, visiškai. Tai va ir buvo labai įdomu, ten jau vaizdo neįeina atkartoti tik su maikė ir su šortais ir tą kalbėjimo manierą jo tą, kur tenai. Jis labai daug nori visko pasakyti, bet niekas nesiriša su nieko, kas prieš tai. Taip, ir jis toksai, kaip klasiai būdavo skundikas, kur varai, pažiūrėkit, kokį čia mes merė turime, jūs matėte tokį asfaltą, nu tai kaip čia dabar gyvent mum, nu suprantate, ir taip lygioj vietai. Tai va tai ir atsirado, bet ten ta, politikė premjerė šitą, ten celofanas, šitas. Tas Gražuolis irgi, žinai. Gražulevičius. Tai net galvoju su jo serialą reikia kurt, kad jisai, va, pavyzdžiui, ten randa dviratį. Pas savį kur nors Lazdyjuose ir sugalvoja į Vilnių atvažiuoti tvarkymės. Žinai, Tai čia Boratas, čia jau matytas scenarijus. Žinai, buvo šitas Ricky Gervais, tas komikas, padaręs tokį Idiot Abroad, kur jisai savo draugelį išveždavo visi kitą šalį, man atrodo. Va tokio ratelio. Ir darydavo su juo, prigalvodavo jam visokių veiklų, tai va tokį šitą, išvežus kažkur savaitį. Užbukinį jam ten kažkokį viešbutį, prigalvoji ten turų kažkokį ir tiesiog filmuoji, kaip jis elgėsi visur. Tai čia būtų geriau negu bet kuris realybės šou, man atrodo. Čia dokumentarį gaunasi jau, net ne mokumentarį, o dokumentarį. Ir filmuoji, kaip jį viską stebina, visur viskas. Taip. Ai, tai čia jo. Šiaip užtektų, galima būtų važiuoti su Slavka, kaip buvo visas tas kelionė Kapčiamiesčio, kur tu nuvažiavai pakalbėti, tiesiog užduot klausimų. Kur? Ar tu važiavai, ar ne tu? Tu jau nevažiavai. Blemba, kas važiavo? Nepasiruošęs. Ne, tai aš atsimenu su tavim mačiau, kurioj vietoje tu buvai dabar, tik neatsimenu, kuriam mieste, nes buvo Valinskas išvažiavęs ir aš atsimenu su tavim mačiau, kur tu uždavei. Ai, ne, aš pas Žemaitaitį nuvarėjau jo susitikimą. Bet tai ten buvo apie Molėtuose. Kapčiamiesčį. Ne, ten jo buvo toks bendras apie viską ir apie druskininkuose kažkur. Molėtuose. Nu va, o sakai, nevažiavau. Jo, tai tenai toksai buvo, toks grinai pasižiūrėti, kad jisai visus ūdijo ir galvoju atvaryti ir pasižiūrėti ir tenai jau prasidėjo spaudimas nuo pirmos mano pasirodymo minutės. Bet ten jie visai tom padoriai kažkaip ir visas tas toks vyko visai dialogas, ar netgi palyginus. Vyko, bet žinai, kaip jisai būna, 1 valandą kalba jisai, 2 valanda. 2 valandos pusvalandis skirtas klausimų atsakymui. Ir tu paklausi kažko ir, tai čia tave primokė ir delegavo tave čia konservatoriai. Viskam turi atsakymą, o kitas žmogus, kai paklausė kokio šūdo, jam dirbtinai atsakinėja ilgai, kokias 7 minutės vieną klausimą. Ir aš sakau, ne, jūs kaip aš nepabėgtų. testus rašydavau lietuvių. Taip. Apie tą patį. Kad tik pripildyti ten 3 lapus reikia Kaip rašyti. tu turi tam kantrybės? Tai yra toks principo reikalas, o po to tai išsiugdo ir man tai yra, kuo toliau tą kantrybę vis labiau, tai yra treniruojami dalykai.
Ir yra labai fainai, ir žiūrim, kuris pirmas palūš. Ir ten... Bet tu čia žaidi, kaip, žinai, su tavim darosi kaip su katinu akių mūšį žais, žinai, kur bet kas turbūt visi arba su šuniu yra bandę. Ai, žiūri į mane, nu gerai, ir aš šitą pažiūrėsiu. Ir supranti, kad tu nelaimėsi. Tai man toks labai fainas dalykas savo norų lysti tą sociopatijos lauką, vat kaip jie yra, kokie jie yra. Ir, nu, ten, tai visų pirma treniruoji tos dalykus, o tų dalykų neištreniruosi klasėje sėdėdamas prie lentos, ar ten skaitydamas praktinę knygą. Jo, tu turi varyti praktiškai. Jo, tu turi tiesiog praktiškai ir ką tą. Tai kaip tai daryti? Tai varai tiesiog kalbėti su marginalais protestuose. Nes ten jau yra labai fainas dalykas ir super man palankius aplinkybės, prie kurių aš pripratęs gatvės cirke ir renginį. Tai yra publika ir auka. Jo, po to skambini žmonėm, ten jau lendi į jų erdvę ir vietoj to, kad jie ten pasiūstų, jie būna 17 minučių kalba, o tau tik to ir tai reikia, kad iškalbėtų, nes jisai nupiešė savo portretą, koks yra tas Nemuno dešros rinkėjas. Bet čia yra, tu gauni, grubiai tariant, tie skambučiai man yra toks, aš visus išklausiau, literaliai man toks yra catchy, o čia yra mano guilty pleasure. O aš negaliu, man ta prasme, man svetima gėda prasideda. Tai tas yra, bet man tai yra guilty pleasure, man yra svetima gėda, bet o kas dar? Tu mėgsti save pakankinti. Toks, ir tada aš pradėjau žiūrėti, kaip tu taip kažkaip labai tolerantiškai, gražiai ir kuo toliau, tuo ten įdomesnių pašnekovų pas tai atsiranda. Ir toks geras. Tu tiesiog 17 minučių, tu prasme, taip, tvarkingai bendrauji. Tai daug kas laiko. Nu, čia tu irgi laikai, tu negali netaktiškai atsakyti, tu negali ten specialiai kažką erzinti. Tai išsiauklėjimas, tėvų įtaka daro tai, kad tu ten super inteligentiškas ir šiaip esi gyvenime. Tai matosi. Juokauju. Ne. O, čia iškirpsit? Nieko, mes nieko negerim. Nu gerai, bet man labai jėginga. Tai ką aš noriu pasakyti? Daug kas žmonės mano tą mandagumą tokį, laiko silpnumų, kad va, čia 17 minučių ant tavęs šūdų spylė ir tu nieko neatsakei. Blema, mano tiksla nėra. Ką? Man tai kaip tik tvirtybė. Tai, o vat jie taip galvoja ir jie galvoja, kad būtina atsikirst ir aš nesu ten kažkoks srities specialistas, kad su to žmogum 17 minučių kapočiaus. Man būtina, žmonėm parodyti jo tą psichologinį portretą to žmogaus, kur, vat jie nesupranta, kad čia visai kita optika reikėtų žiūrėti tą mano dalyką. Gerai, o tau buvo taip, kad tu bekalbėdamas su kažkurio, taip, tarkim, kam paskambini ir jis taip adekvačiai tau papasakoja dalykų, galbūt nėra to video, ir tu taip, čia įdomi šneki. Logiškai kažkaip paaiškino. Vienintelis, toks. kuris paaiškino, ko aš klausiu, o ne kad atsikalbinėjo ir, žinai, bandė Kur net biškai pakeitė nuomonę. Buvo. Ten vienas toks žmogus, jis neseniai grįžęs iš emigracijos, ant manęs kažką parašė, kad konservatoriai mane remia. Ir aš jam paskambinu ir sakau, kaip čia ant manęs taip pastūmėt, sako. Ir jisai taip po to davė suprast, kad jis čia nelabai daug ką Lietuvoje išmano, nes grįžęs iš emigracijos, kur visai kitom problemom gyvenęs yra. Ir dabar, kai va čia papuoli, sunku suprasti visą tą tokį geopolitinę, visą tos dalykus kultūrinius, ten dar kažkas. Bet čia geras pasiteisinimas gali. Taip, bet labai fainai, kad aš prieš 2 savaitės dirbau Gargžduose, ten buvo toksai Gargždų miesto bendruomenė ir turi savo tokį nedidelį parkelį ir ten yra narcizų žydėjimo šventė. Ir aš kai atėjau, ten vedžiau renginukų ir sakau, vieno narcizų trūksta, kur jisai Europarlamente. Ir ką noriu pasakyti, ir ten priėjo viena moteris ir sako, jūs mano broliui skambinat gerai, jūs jį ten pastatėte į vietą. Ačiū jums. Ten jam reikėjo labai. Ir aš po to, o aš pavardę prisimenu ir sakau, čia tas, sakau, jo. Kur tik ką. Man atrodo, čia yra, nedaug mes turim narcizų iš Gargždų. Ne, tai ne tamgi skambino, bet suprantu. O klausyko, būna taip, kad tau paskambino? O, ne. Tokie drąsus, kur, Slavka, ką, patinka. Žinai, koks buvo, aš taip išsigandau, net man Algis Ramanauskas atsiuntė screenshotą, sako, tu matei, gali kreiptis į policiją dėl BDR duomenų pažeidimo, bendroji, kažkas tokio jo. O ten yra taip, kad aš skambinau Artūrui Račiui, ir nes jis ten apie mane kažką parašė, mes kalbėjom 20 minučių, aš užfilmavau. Tas, kur sakė, dabar neturiu laiko? Jo, tai čia jau antrą kartą, jo. Ir
ir kažkas ten buvo, kad neįsirašė. Nu, ir sako, jisai man sako, tu papostinsi, aš sakau, papostinsiu. Ir nepapostinau, nes nėra ką. Ir praėjo 3 mėnesiai, jisai gal šventė ir prisiminė ir jis parašė, va, skambino man tas iš cirko. Ir va, čia jo numeris telefono, o aš dar tuo metu durniu skambinau už savo numerio, o ne iš pirktinio, nu, nes po to jau įsigy. Ir jisai paviešino mano tą numerį ir būtent Algis Ramanauskas atsiuntė tą žinutę. Ir aš galvoju, palauk, aš iš pradžių išsigandau 1 minutę, bet vat, svarbu priimti ir ištraukti pliusus iš to. Tai vis tiek niekas neskambino. Jo, ir aš 2 dienas laukiau, aš turiu tokią kamerą, greito jungimo mygtukas, kur paspaudė ir už sekundės jau įrašinėja. Nu, ten action kameros tos yra. Tai jeigu nežinomas, tu iš karto ir per 2 dienas nieks nepaskambino, o pasi 14 000 sekėjų ir aš galvau, koks tavo balsas yra prieš tos 14 000 sekėjų, jeigu nei vienas neatsižvelgia į tavo šitą ir nepadarė to tokio, nu, vat, čia galėjo tiesiog tau turėtų reikėti šiaip keisti numerį tokiu atveju. Jeigu normalus žmogus papaustintų, kuris turi kažkokius... O jie turbūt, aš po to supratau, kad jie manęs, nu, toks kaip vekna jautiesi, kur jie bijo tau skambinti, nes žino, kad tu... Ne, žino, kad tu iš to šou padarysi. Ir kad jau bus tai filmuojama. Neapsimoka, žodžiu. Tai žiūrėk, vis tik tais Simonas buvo šiek tiek teisus dėl to Home Alone motyvo, pas tave tiesiog kiekvienam kambarį po kamerą, ne, iš karto, jeigu ką, tik iš karto. Greito jungimo mygtukas. Yra tas, nu, jis man, nu, padeda tenai, nes ką tu žinai, ką eidamas sutiksi, žinai, ten. Nu, va dabar, pavyzdžiui, Rietavo turgui buvau vakarą. Ir ten sakė, kad tas Vaidas Žemaitis Lekstutis sakė, mane sutiks, snukį išdaužys. Nu ir man būtų įdomu, jį pamatai ir paspaudė šitą ir sakau, žiūrėkite, tais ir tais metais lapkričio tą dieną vienam postė šitas žmogus sakė, kad mane sutiks, snukį išdaužys. Nu va, aš čia, nu davai, vyras, rodyk, kaip tu tą darysi. Nu žinai. Bet tai keista, kad jų pačių suvokimas yra, kad jeigu, tipo, tu nieko nedarai, tai tu boba esi, nu taip, grubiai tariant, o patys nieko nedaro. Taip. Niekada tau rimtai nebuvo, kad kažkas, nu aišku, girtas kokiam nors renginį gal ir buvo, tu ten iš kažkur parėk. Nu toks lietuvių bruožas, žinai, biški išdrasėt vėliau, arba iš vis neišdrasėt, o kalbėt už kadro. Negi niekur nebuvo tau. Tiek važinėjai po miestus, miestelius, kad sakytų, ateini čia. Policija. Taip nebuvo, bet buvo taip, kad aš su kojukais vaikščiau už vakar Klaipėdos miesto šventę. Klaipėdos bagažinių turgus toksai yra, šeštadienis čia buvo, ja? Ir, nu, gegužės 9. Taip, šventė buvo. Kapinėse, tada toj šventėj, tada kitoj šventėj, tada vėl. Galėjai pats bagažinį atsidursiu. Ne. Tokia turgus. Ir vaikščiau pro turgų ir vieną žmogelį klausiau, ten ar turi tokią ir tokią plokštelę. Ir jokios reakcijos. Aš sakau, ar jūs girdit, ką sakau, turit tokią ir tokią plokštelę. Ir aš tuo metu filmavau. Tu su kojukais buvai? Jo. Nekalbu aš su tavim. Ir neaišku dėl ko. Ar kad aš ant Žemaitaičio stumiu, ar celofano stumiu. Nu, tu labai daug turi, žinai, kur galima... Jo, ir aš bandau iškvosti ir jis man nesako nieko. Tai plokštelės negavai? Ne. A ką ieškojai, pasakyti? Ai, plokštelės. Kokios? Blemba, aš dabar pažiūrėjau tą filmą su Jacksonu, apie Jacksoną. Nu. Ir... Jacksono plokštelę susirink. Tos, kur dar būdavo Rhythm and Bluesas, tai Jackson's 5. Jackson 5. Tada buvo Jacksonas, kai jau 6 brolis prisijungė ir kurį laiką. Ir tada jau tas pereinamasis laikotarpis ir mačiau būna prekiauja Victory, nu, tas pergalės plokštelė ir buvo pergalės tūro plokštelė. Nu, ir aš turiu va tokią plokštelę. Ir man reikėjo dar kitą, kur yra kitos dainos. Ir aš iš viso net nežinau, ar tokia yra. Nu, o jie būna žino. Nu, aš nežinau, ar yra, bet bandau gal. O tai dalykų paguglinti neina? Tuo man kojuko esi vaikštai ir tu pamanai, prisiminiai, kad reikia ir, žinai, jo. Ir nepas tą paklausė. Tai jis su tavim nekalbėjo. Ką? Ne, nekalbėjau. Tada aš pasakiau, kad čia užmiršau kamerą išjungti ir jinai filmuoja. Tada jau pradėjau kalbėti. O nebuvo tokio, kad jisai, aš su tavim nekalbėsiu ir nusisuko. Tai vat panašiai ir buvo. Lūpo patėm. Taip. Ir tai pato, kai sužinojau, kad kamera filmuoja, jis suprato. Tada sako, man skrandis skauda, aš negaliu kalbėti šiandien. Bet tai ką, nu, arčiausiai. Kaip mokykloje būna šuo namų darbus. Taip. Čia blogiausia, kas tau yra nutikti. Nu, vat, jo. Tai net Stonkus arčiau daugiau susilaukė, ta prasme, pas jį bent atvažiavo celofanas su Hebra.
Nu, bet reikėjo šou padaryti. Nu, reikėjo, bet jis Hebros tada dar galėjo susirinkti. Nu, bet žinai, Stonkus ir taip išsigando, žinai, neišėjo, ne vyras. Bet blemba, nu, tu bet man irgi Bet keista. nelogiškai ir išeit būtų. Nes va ta, ką Aš juokauju, aišku. Nu, bet tas veiklas, ką aš darau, labai norėčiau, kad komikai jauni ar ten visi pradėtų tą daryti, nes čia yra toks liežuvio smailinimas, čia yra šakės. Tai geriausias crowdworkas. Čia yra bando visiškai- klube daryti, eik ir va su šitais dirbti. Taip. Aišku, tema kartojasi, gal žinai, ant to paties reikėtų biški dirbti, nes jie vis tiek apie tą patį. Jiegi kaip plokštelė, va, kaip tu pasakėjai, jie biški. O tai nereikia leisti jiems dominuoti. Ir, nu, va, yra kažkokie tokie, nu, tie kalbėjimo dalykai, yra ir kinetiniai dalykai, kur ten Ragelskiui rublius duodi, žinai, tenai. Ir, pavyzdžiui, jis prie tave ateina ir sako, raunasi, kažką norėjo iš manęs išprovokuoti ir sakau, matot, jis prie manęs artėjo dėl to, kad pas mane kišenė yra jo alga. Ir tada jisai nuo manęs užuodžia. Jo, ir tai yra labai Bet tu gerų tokių paruoštukų padaręs. Tai vad buvo keli tokie paruoštukai. Bandėjai atsukti jam kamštelį? Ką? Kamštelį bandėjai atsukti? Jis jau atėjo be kamštelio. Ne, viskas Tada antrą be kartą. kamštelio Jo. Išsigazavęs. Nu ir jisai yra apsiskutęs ir kitaip apsirengęs. Bandė pasislėpti. Jo, nu tai ten vad labai fainai yra tas toksai, kur šakės. O yra tavo mėgstamiausias iš šitų? Kas labiausiai mėgsti pagauti paerzinti? Tai vad jisai. Nes aš tik tai vieną kartą buvau, 2 kartus tik tai celofaną ir 1 kartą gražulį. Ir tai su celofanu iš šono kas ėjo, tai po to rašė, kaip jūs čia drįstate. Galvoju, kad mes kaip draugai geriausiai kalbam. Nes jokių tenai keiksmažodžių, jokių kažkokių, o va taip intelektualiai. Ir jisai iš tikrųjų kokiam užsieniečiai, kas nežinotų jo, galvotų, kad čia koks botanikas, mokslo daktaras. Nu, labai inteligentiškai atrodo. Tu nebandėjai pagauti kaip celofanas celofano? Vat aš noriu, yra tokių idėjų. Kažkur su tai sakinukais nuvaryt pasiruošęs ir apdruk Arba gal netgi ateit kaip celofanas vietoj celofano. Yra tokių variantų, bet aš pirmą norėčiau tą padaryti su Gražulevičium, tuom Lazdiju. Okay. O tai yra leistina ar ne? Man atrodo, jo. Nu, jeigu tu netlieki kažkokio. Kęstutis Cicėnas kaip prezidentas kalba jo. Ne Kęstutis. Aš palauk. Kęstas, nes ten keli Cicėnai. Jo, Ramūnas tas kitas. Tai Kęstas kaip prezidentas paskutinė mitingė buvo. Kadangi prezidentas neatėjo. Nu va. Tai noriu tą Gintarą Gražulevičių iš Lazdijų, nuvažiuoti Lazdijus, jį pamedžiuoti, pažiūrėti, kur jisai vaikšto. Noriu ten važiuoti su dviračiu ir rėkti ant jo, kodėl jis mane parodijuoja. Supranti? Čia kaip Uno reversa. Čia ta prasme, jo, kaip tu drįsti, nu va, ta prasme, supranti. Aš manau, kad tai būtų vienas juokingiausių dialogų. Kaip tu, kaip jisai kalbi su juo. Apie tai, kaip jisai tave parodijuoja. Čia Inceptionas. Čia būtų, kaip, žinai kas, kaip Monty Pythono lygio. Taip. Ir, nu, vat labai taip įdomu išlysti iš tų rėmų. Nu, ir, vat, pavyzdžiui, aš irgi teatre daug metų esu dirbęs, nu, pat ten žiejau, ir po to supranti, kad galima vos ne dar stipresnius dalykus daryti, nu, su savo kūryba, pilietiškumui skatinti. Ir čia šitie dalykai irgi yra pilietiškumui. Bet čia, man atrodo, kad dabar tai ir toks susidaro įspūdis, aš nežinau, bet atrodo, kad tai ir užima didžiąją dalį tavo laiko, kad tu realiai darai researchą apie žmonės, tu visą laiką seki, kas vyksta, kokios naujienos, kokios politinės aktualios, be perstoja esi tame ir tada nusirinkinėjai visus šitos personažus tam, kad būti visuomeniškas, kad atlikti kažkokį veiksmą. Ar ne? Nu, ir dar plus šalia to važiuoji į Ukrainą. Bet tu taip kalbi, tai čia kažkoks darbas būtų. Nu, man atrodo, kad tai, ne tai, kad darbas, bet kad tai beprotiškai daug laiko. Suvalgo labai daug. Ne. Pavyzdžiui, važiuoji iš Klaipėdos į Vilnių, nu, vakar iš renginio, sustoji ten ir tavo turgui ir užfilmavau vieną sceną ir tu kol grįžti, tai gali klausyti žinias, bet galvoji, tu vuk suėjo vaidinys, toks vaizdinys, ir tu jį po to grįžęs namie per pusvalandį padarai ir padarai filmuką tokį 2 minučių ir ten gerai dabar eina jisai pas mane. Ir tai jau gaunasi toks pats dalykas, kaip kavą pasidaryti ir žiūriausi, kad nėra, kad ten su lapu braižai tekstą, galvoji, tu tiesiog iš iš 6 dublio šiuo atveju, ėmė ir padarai tokį vientisą 2 minučių trukmės video. Tai, žinai, kai 11 metų tą darai, tu jau puikiai žinai, kaip ką daryti, o geriausiai, kai tu žinai, ko nedaryti. Ir taip, čia tiesiog būna kamštis stovėdamas dainą sukuri. Okay. Jo, atmintis tokia jau gera, kad realiai 3-4 eiliai ir ten 2 priedainiai ir jau grįžti namo, tik tai su gitara muziką parenki, kas būdavo sunkiausia.
Bet po to pasirodo yra dirbtinio intelekto programėlės, kur paniuniuoja ir viską akordais išmeta. Palengvino tavo darbą gerokai. Taip. Nu, tai vat ir yra tam tikri tokie. Ir jo, ir vat, tai dabar žmonės sako, dainų labai trūksta, nes tos skečus pradėjau daryti. O skečai šiek tiek sudėtingiau. Nu, man asmeniškai tai skečai ir tie pokalbiai yra įdomiau negu dainos. O vat žmonėm kartais ta daina yra, jeigu tu sausai susakytum kažkokią tokią informaciją, nu, jeigu nebūtų skečų, neegzistuotų, susakytum informaciją, nu, žmonės, kad čia politikuoja, čia ir viskas ir taip aišku, bet jeigu daina, tai jau yra kažkoks toks motyvas labai fainas, dar sužaidė ant kontrasto, kad tekstas super svarbus, o muzika vos ne kaip iš tarybinio multiko. Tai dabar su Laisvės TV mačiau, kad tu dar padarei. Ai, ne, čia jie padarė, jie paprašė tik įdainuot. Bet sakau, ant tiek, gaunasi. Ką čia pasikviesti? Reikia kažkokio vokalistą, kad įdainuotų. Tai Slavką pasiemam. Tai čia jau 6 kartas, koks, kai aš su jais. Jo. Ne, aš tik pirmą kartą gal mačiau tik tais. O, geras. Ne, tai dar prieš tai yra apie, kaip jis ten vadinasi, Tomuševskis. Kova su Voldemortu ir jie paprašė rusų kalbą įdainuoti sovietinės olimpiados uždarimo himną 80 metų. Nu, va toks buvo. Skamba puikiai, aš nemačiau, žinau. Neišdrįso toks jausmas. O ten tokim Slavką, jam tai dzinis, bet ką. Ne, jie suprato, kad aš galėsiu tą dalyką padaryti, o ten reikia prasirepetuoti. Yra toksai sovietinis, tokio bežiovaujančio operos teatro dainininkų intonacijos. Da svidanja, moj malinki mi. Va tokie. Čia uždarimas toks buvo? Toks jo. Ir su balionais į viršų tokį miškutį paleidžia. Tai Miška buvo, ne tas? Ką? Čia tais metais Miška buvo tas olimpiados. Čia apie tą Meškiukas. Nu jo. Tai tas Liaukus darė. 80 metų. 80. Jo. Maskvoje ir buvo 80. Jo. Nu ir jie irgi jau turi tokią, tokį hvatkį. Užkabinimą. Pagaulumą. Pagaulumas, labai geras žodis. Nu. Ir jau žino, kas man su jais padaryti, nes aš, irgi iš mano tos kūrybos ten beleką esi jau ten pridaręs, kad ir va tai va. O tu turi gal kažkokį norą dabar, ar kažkas iš aplinkos, kreipiasi tave, kad nori daryti kažkokią kolaboraciją kartu, o davai, aš čia turiu irgi idėjų, gal galim padaryti. Ne kaip Laisvės TV, bet kažkas iš tokių asmenybių. Kūrėjų. Būdavo, bet kažkaip, aš taip tą dariau spontaniškai, be jokio grafiko, kad kartais gali ten kasdieną visą savaitę tokius šedevrus varyt, o po to būna ten 2 mėnesiai tyla visiška. Tyla absoliučiai. Ir pas mane nėra to tokio sustrategavimo. Ir tai būdavo pasiūlymų, bet aš žmonėm ir sakydavau, tai, kaip čia pasakyti, palauk, dabar vienintelis tik tai kolaboracija gal su Bielė buvo. Kuri? Bielė dainavimą. Aš žinau. O dainavimą apie Bairaktarą. Pagal Kregždučių dainą, ten Pilkas Bairaktaras, padangėm nardo. Ir taip dainuoji labai faina, tai tokia lietuviškas, tokia seksuolo, tai estrada tų laikų dainuoji kaip žarnos išsitašo. Bet tu pasiūlei, ar jinai tau pasiūlė? Aš. O kad pas tave ateitų? Jo, taip lengviau, ir fainiau, taip ir... Jo. Ir bet pačiam norisi dabar, ką aš padariau, tai namie padariau tokį tipinį vatniko kambarį, kuris puikiai matosi tiem tokiem vatnikam už nugaros, tik tokie, kur jie Lietuvą kenkia. Nebijai, kad ateis pas tave apsigyventi. Laukiu, apsigyventi. Čia žinai, kaip Eidas kvotina namus ir randa ir upšikmat kaip namie. Tai nežinau, bet Blusturkėse esu susipirkęs daug įvairiausių šūdų ir kilimas su briedžiais 3. Po to kilimas kitas, kur kačiukai šachmatai žaidžia. Yra toks. Ir tu ką darysi ten, tuos tiktokinius, kur... Jo, ir tu darai tokias, dabar 4 minučių tokį video labai fainą patariau, ir tu imi kiekvieną vatniką, realiai egzistuojantį, nesakai jo vardo, kad tavęs negalėtų paduoti teismą, kalbi jo žodžiais taip, kad visi supranta apie ką. Ezopo kalba tokia, bet taip. Ir dar kažko savo prikuri, ir taip praseit pro visus, tai čia nesustojanti tema, čia jau gali kas savaitę daryti. Ir aš norėsiu ateity kviesti kažkokius žinomus žmonės, aktoriai, jeigu sutiktų, arba ir grinai apsigyventų iš šudaliniai ir 5 minutėm pabūt debilu. Realiai tu iki laivo ateisi, galėsi 2 valandas. Prasišaudysi ir galėsi kaip jie, kur eina tau, žinai, aukoja tuos pinigėlius. Viena žinoma laida, kur jau atsiprašau.
atsiprašinėjo nežinia kiek kartų. Tai gali savo kanalą irgi tokį, vat, nu, tik ne Slavka Channel, žinai, bet kitą, panašų, 2 raidžių, po TV, kokį nors. Turėt pokalbių laidą šitą visą. Šitą čia labai reikia atsargiai, nes ir buvo keli tokie sekėjai, nu, tokie keli sekėjai, sako, blemba, kažkaip įtartinai tiksliai atkurta. Sako, jeigu tas nepažinočiau, galvočiau, kad tu vatnikas. Galima, nu jo, ir toksai komplimentas, kur labai nedaug nuslysta. Plona linija, žinai, ne kiekvienam suveda, kad tu esi kitoj pusėje barikadų. O kad aš ten šeštadienį, sekmadieniais, Blusturgiuose, aš ten gyvenu rytais, eini ir ten ieškai tam tikrus dalykus. Tai ko tu ieškai, plokštelių daugiausiai, ar turi aš pats nežinau. Tokį sąrašą, vat? Būna ir tų plokštelių, kai ten pagauna kokia nors vinilo manija mane, tai ten ieškai tam tikrų vinilų, tenai viską, bet būna pakeliui sutinki, randi kažkokį tokį dalyką ir ten, pasidomi, čia su dirbtiniu intelektu nufotkina ir per sekundę tau parodo, kaip naudotis, kokios kainos visam pasaulyje yra rinkoje, žinai, tada... Bet tu tiek dalykų, man atrodo, renki ir kolekcionuoji, kad labai... biškijotas yra, aš sandėlį turiu atskirą. Žiauriai daug visko turi, bet visur pas tave skirtingai negu pas kitus žmonės, beveik viskas panaudota. Tai tas yra labai... Ne, tai čia, tu, man atrodo, labiausiai išpopuliarėjęs, nežinau kiek išpopuliarėjęs, bet tas pirmas tavo matyt ir prasidėjo nuo šitų benzino bakų. Jo, iš kanistrų darydavau tokias šašlikinės ir dujinės viryklės. O po to jau apsiribojau tik dujiniam viryklėm. Ir kaip va šitas sprogo dalykas, ar tu ten padarėjai? Aš dabar ieškau komandą, bent jau 1-2 žmonių, kas be manęs viską tą darytų, nes nespėju. O poreikis yra didžiulis, aš dabar turėčiau kokių 50 gaminių iškart parduočiau. Per sekundę. Nu, va tai, va tai yra. Ir dar žmonėm fainas, kai tu kuri save, savo tą vardą, su savo tą kūrybą, jinai pas mane nemonetizuojama. Aš necinto niekada neimu ir žmonėm, noris jiem kažkaip prisidėti. Ir daugelis sako, man reikia šito daikto, bet kai iš tavęs, tai dar aš nusifotkinčiau ir man tenai aš garbingiausiai. Nu, realiai tu sukūlei iš savo viso, va, taip kaip tu visuomeniškumo, dar gavosi brendo padarimas, toks susikūrė ir automatiškai, va, čia iš Slavko šitą. Man atrodo, Slavka, tau reikės viską sujungti vieną ir tam vatnikų kambarį daryti tas kepsninės vienu metu ir dar laivo transliuoti ir dar kažką filmuoti, nes tu kitaip nespėsi, pas tave per daug visko yra, pas tave idėjų kažkoks avalanšas. O tai yra, žinai, aš kaip noriu pasakyti, gal nuo darželio laikų ir ypač nuo mokyklos, po to mokyklai pastebėjau, kai tu ateini, tą tokį daug vaikų ir tave bando, kaip yra ta karikatūra, kur ateini su debesėliu virš galvos ir visiems jį suvienodina padarydami kvadratą. Arba, lygiai tas pats, kai ten beždžionė, orangutangas, gyvatė, zylutė ir dramblys ir viena užduotis į medikų greičiau įlipti. Visi skirtingi, o tave bando suvienodinti ir aš tą mačiau ir nuo pirmos klasės aš taip galvoju viskas, kai baigsis šitą šudalinę, aš nežinau kas, bet mano gyvenimas bus kaip nesibaigiančios vasaros atostogos. Ir akurat, taip ir padariau. Nuo 1 klasės. Taip, bet vis tiek, kai buvai teatruose, tai... ten vis tiek yra sistema. Tai daug kūrybos, dėl to ir neužsibūk. Matai, dėl to tu ir neprilipai, ne? Ten. Jo, man jinai labai nepatikdavo. Ypač dar, kai turi tokia super stiprią cirko pusę ir pradėjo paskutiniu metu tave kviesti spektaklius vien dėl to, kad kojukais pavaikščiot, ugnim paspjaudyti, tą padaryti. Čia kaip nedaug dievė groji kažko. Tai kiekvienam spektaklį varysi būgnais. Tada. Ir tu tokia, kodėl aš, netobulinu to, ką baigęs universitete. Ir ką patinka šiaip ir kur širdelė veda. Tai va, ir po to pamatai, kad paraleliai dirbi renginiuose ir dar gatvėje rodydavau pasirodymus ir žiūriu, kad man gatvėje rodytis fainiau negu teatre. Ir va taip ir atsiribojo su laiku, va tas dingo. Bet nėra dabar tavo gyvenime teatro planų. Teatro. Ne gatvėje teatro. Spektaklį daryti, vaidinti, režisuoti. Ateity su tą pačią Hebrą mes padarytumėm kažką su Einšteinu, ką jau esam darę. Ten tokį spektaklį linksmuoja. Bet yra griaučiai likę kažkokie, ar ne? Tai viskas utilizuota jau yra, kai išėjai. Jisai utilizuota ir ačiū Dievui, bet mes scenarijus yra lykęs, o ten tema tokia svarbi. Scenarijus tavo yra rašytas? Mūsų visų 3. Ta prasme, tu nevoksi daikto, jeigu norėsi. Mes jeigu ir darytumėm, tai tą patį Hebrą. Kas ten tokia dar buvo? Sigita Pikturnaitė ir Sandra Lataunuskaitė. Tokia. Ir mes 3 visi esam šitą spektaklį padarę ir jis padarytas taip genialiai, kad kuo toliau, tuo jisai tampa aktualesnis. Okay. Mes apie prieš... Papasakok truputėlį, nes mes tai žinom, kad čia buvo spektaklis kaip ir vaikam, bet ne vaikam apie Einšteiną. Einšteinas pasakoja apie ką? Ir esmė yra linksma Einšteino laboratorija, nors ten baigėsi labai liūdnai. Tokia, žinai, va čia taip ir reikia sužaisti.
Nes, negerai, kai tau sako, kaip juokis 2000. Taip. Iš karto. Tai ką, mes darėm patys viską tą rašėm ir atsispyrėm nuo tokio bairiuko, kur ten 3 obuoliai supykdė Dievą. Tai Dieva ir Adomą prakando pirmoji ir išvarė iš rojaus į žemę. Tai čia... Taip. Tada antrasis, tas, kur nukrito Niutono ant galvos. Reiškia, yra žemės trauka, ten heliocentrizmas, vadinasi, ne žemė yra pasaulio pagrindas ir viskas sukasi aplink ją, o žemė yra vienas iš paprastų šudukų, kuris sukasi aplink saulę, kas yra šitos galaktikos pagrindas, o tai prieštarauja Biblija, daug žmonių ant laužo dėl to sudegė ir tai yra antras obuolys nepatikęs Dievui, o trečias tai yra Apple. Nes tuo metu, kai darėme, Apple buvo ant bangos. Ir dabar vaikai visi svajoja per naujaką gauti. Ir irgi tas pats aktualu. Tai atsispyrėm šitie 3 dalykai ir tokie kaip fabula, jinai per visą spektaklį neišsidėsto ir tada atkartojam kažkur kokiu 8 nuotraukas iš jo gyvenimo ir 12 sentencijų keliauja. Ir per visą... 12 irgi toks biški biblinis. Ne, čia jau prie skaičių. Taip gavo. Jo, paštalai 12 mėnesių, daug 12 yra visokių dalykų. Jo. Bet ir tiesiog taip ir padarėm tokį labai fainą dalyką. Ir čia tavo ateityje yra planas tai daryti vaikam ar suaugusiam? Oi, ten žinok, ir taip. Čia kaip Disnėjaus filmukas, kur tėvai mato vieną liniją, vaikas mato kitą liniją. Kaip Inside Out, ne? Kur apie emocijas buvo, tarkim. Jo. Atsimeni? O apie ką priminti? Kur emocijos, valdo emocijos, kaip elgesi žmogus vaikas. Tai yra pyktis, liūdesys, pavydas. Filmukas toks? Jo, yra labai gražus. Labai fainas. Yra, man atrodo, antrą dalį dabar padarė. Labai faina idėja ir labai gražiai gyvendinta. Rodo vaiką, šiaip yra siužetas apie vaiką ir tada, kai viduje, tarkim, kažkoks, nežinau, ten įsimyli berniuką, tarkim, ne? Ir staiga emocija įeina į vidų to vaiko ir ką emocijos daro, kaip jos, čia, žinai, stresas, dar kažkas, kaip čia orientuotis. Labai gražus filmukas. Bet grįžtant prie to Einšteino idėjos, kodėl tu prisiminėjai? Tai turbūt yra kažkur, ne? Ugnelė kažkur. Nebūtų prieš šitą pratęs dalyką. Jo, labai norisi ateityje. Bus laiko, ne? Tai bus laiko, jį ten prikurti reikėtų su šiuolaikiniam technologijom ir dabar jau daugiau ir tos tokios patirties turi ir žinai, ką daryti ir ko nedaryti, kad ten, jau grinai areninis reikalas būtų. Ai, tu, ta prasme, ant tiek maštabiškai. Ne, jis nepradėsgi vėl, žinai, kambariukė. Žmogus jau galvoja į priekį. Kad nėra, kad ten pilnai areninis, bet jau tenai toks pakankamai, turėtų būti toks. Jeigu reiks, kas obuolį suvaidina, tai yra Bet aš įsivaizduoju tokį roko operą darytum tokią. Ne, cirkas, ten ir buvo, kad tas ne gatvės, o šiuolaikinis cirkas. Ir toksai, galim sakyti, vienas pirmųjų spektaklių Lietuvoje, kad vos ne po pusės metų nacionalinis teatras pradėjo kosmosą rodyti. Aš nežinau, kiek ten sutampa su to, ką mes padarę esam. Nes pas mus buvo, kad viskas taip per sekundę pasikeičia į kosmosą, nes tiesiog būna iš anksto parašta medžiaga ir mes viską esant scenoje visą rekvizitą užklojam dangą, iš po jos dūmai kyla ir toks mėnulio krateris. Ir čia mes darom sakydami, mes viską tą pakeičiam per sekundę, sakydami, kad suvaizduoti, su logika gali nuvažiuoti iš taško A į tašką B, Einšteino sentencija, o su vaizduotė gali nukeliauti nuo taško A bet kur. Ir mes taip rodom, kaip tą kambarį užtiesia maršką ir grinai tokie kateriai mėnulio, apšvietimas pakito, dūmai eina, ir jie tenai vaidina, kad mėnulį išsilaipino ir ką jie ten darytų, jeigu būtų mėnulį. Nieks neišsilaipino mėnulį, žinai. Tai Stenlio kubai. Tai ir šiaip čia kertasi truputėlį su logika, kad žemė yra plokščia. Bet įsivaizduok, Slavka, jeigu tau būtų toks circle of life, toks gyvenimo visas apeitum ratą ir tu su šituo spektakliu nuvarytum į Edinburgą, kur tau prasidėjo, žinai, kaip daug kartų pasakoji, gatvės teatro. Tokia meilė pirminė. Aišku, tu laukia gal neparodytum šito, bet įsivaizduok tokį. Kita svorio kategorija, nes aš ten labiausiai susižavėjau gatvės teatrais, o gatvės cirkų, o čia mes ką darom, tai jisai vis tiek, jisai šiuolaikinis cirkas, jisai skirtas... Gali gatvėj pasistatyti kokią scenelę. Svarbu, kad gatvėj rodė. Bet ne, su savo tą vienas, kur aš esu, būtų labai įdomu padaryti, bet aš anglų kalbą nekalbu, plus, mentalitetas, humoras, jisai skiriasi. Bet išsibandyti įdomu būtų. Turėjai tokį planą?
Įdomu būtų, jo. O tu buvai Slovenijoje, šiaip vyko toks gan didelis gatvės teatro festivaliai kiekvienais metais vykdavo. Tai ten šiaip labai įdomių ir pasirodymų vykdavo. Tai kadangi man pačiam teko prisiliesti truputėlį prie gatvės teatro, tai mes su Bedrebitais kažkada važinėjom po šitą ir ten vyko festivalis. Tai va ten labai labai fainų tokių keistų idėjų visą laiką būdavo. Ten būdavo kokią savaitę, kur visas miestas pilnas gatvės teatro spektaklių, iš visų šalių suvažiuoja žmonės. Ir aš atsimenu, mes turėdavom dar workshopą tokį. Ir man vienas fainesnių tokių idėjų buvo, kur, tiesiog sugalvom čia ir dabar kažkokią idėją. Ir kiekviena komanda turėjo paruošti savo idėją ir atlikti ten viešai, bet tai kombinuota su kitom šalim. Ir atsimenu, Chebra sugalvojo, padarom kino teatrą gatvėj, kur tiesiog padarė tokį didelį kubą, kvadratą tokį. Jis įdėjo kėdutės tokias, suoliukus ir pardavinėjo bilietus maždaug gatvėj tiesiog. Viskas įvyksta ir tada žmonės susėda ir atsitraukia tokia užuolaidėlė ir per tą užuolaidėlę tu iš to kubo matai miestą. Ir tas sukasi ratu ir tu matai, kaip filmas atrodo vyksta, žmonės eina, vyksta gatvėj ir yra kažkiek aktorių, kurie tiesiog kažkurio metu, ten 10 žmonių, kurie sustingsta vienoje vietoje ir staiga sukasi tas kvadratas visas ir tu matai čia toks kaip stop kadras ir kažkoks vienas tiesiog praeivis eina. Atrodo įspūdingai. Integruoji kažką, žinai, į gyvenimą. Ta, kuris šiaip vyksta. Ant viršaus sėdi režisierius su meškere tiesiog nuleidžia ateivį. Praskrenda. Ir iš galo purkštukais lietų purškia. Fantastiška idėja. Taip suimprovizuota. Gatvės, čia grinai gatvės. Gatvės filmas, čia net labiau gatvės kinas. Mes buvom panašų dalyką sugalvoję, tik tai irgi, ne gatvėj. Siaurukas, kur yra, žinai, ir jo ten kažkoks atstumas. Gali pravažiuoti su siauruku, ten nežinau, ar kažkas pasakoja, nepasakoja, bet padaryt, kad per visą tą kelionę visur yra aktoriai miškuose. Aš esu matęs Vokietijoje tokį dalyką. Tai galima tą patį, žinai, partizanus tos pačius kažką atkur, ten dar kažkokius ten apiplėšimus, ten, nežinau. Ir tu važiuoji ir per visą tą vis kažkokioje vietoje kažkoks etiudas įvyksta, žinai. Bet mes tą darėme, yra kur čia, aš nepamenu, kur yra, net Klaipėdos, vakarų Lietuvoje kažkoks durpynas ir ten yra toksai geležinkeliukas, labai siauras, grinai, tam durpynui aptarnauti. Ir buvo, kad vagonuose keliauja tie darbuotojai ir ten yra visos dienos vasaros renginys ir mes darydavom tokias stotelės, kad sustoja, kažkas vyksta, prisijungiam tenai. Jo. Ir ten buvo labai įdomu, kur tenai ant tos durpės išklybusios taip, kad tie pabėgiai kartais taip styro ir kai tik traukinys važiuoja, jis išsitiesia. Atsigula į vietą. Ir traukinys ir šonu važiuoja šiek tiek, bet ten grinai darbinis, nėra turistams skirtas. Tai tokia egzotika. Ir pas mane galvoju pilna tokių kinematografiškų vietų, kur kas duotų savaitę, duotų gerą kūrybinę grupę. O tą gerą kūrybinę grupę, be jokio scenarijus varom ir kažką filmuojam. Bet kaip Slava Polūninas darydavo tą klaunadą kažkokį. Tai Chebra nepatikėtų, kad čia Lietuvoje padaryta. Nes tokių vietų žinau, kur ten galva. Nes žinai, ką Lietuvoje, ką patartum turistui? Tai čia, žinai, Kryžių kalną, Onos bažnyčią. Neringa aplankyti. Jo. O čia ką patartum lietuviui? Ir, viskas matyta, nes tai Lietuva maža, bet žinai. O ten yra tokių, tai čia vienas iš tų tokių dalykų yra, kur ten... Man atrodo, mes čia, jeigu pradėtume eiti gilin, tai tiesiog visą tai pavirstų šitas pokalbis tiesiog į idėjų generavimą ir kaip mes čia galim kažką sukurti ir mes finale tiesiog sėstume prie šito stalo ir kurtume idėją, kurią mes norim išpildyti. Pagal Slavką mes nekurtume, mes varytumėm ir filmuotume. Tai šiandien gali būti, kad ir išvažiuotume. Bet reikėtų ateiti kažką tokio faino padaryti. Nes, žinai, kuo toliau, tuo labiau jėgų nėra, laiko nėra, tenai grafikas... Nejaunėjam. Taip. Atsirenki. O išsidirbinėti reikia. Taip. Išsidirbinėti. Taip, tokių, žinai, ta tokia gyvenimo klaunada, ta filosofija, kad žiūrėt, kad Nei viską labai rimtai, pirmiausia. Jo, ir kad tavo gyvenimas būtų kažkoks toks nepakartojamas meno kūrinys. Oi, kokia graži citata, kuri gali uždaryti pirmą dalį, man atrodo. Tai dabar darom pertrauką.
Gerai. Tiesiog vat, žmonės Tai paliksim mes su ir čia šitą rūkyt mintim. galime. Tai gal, bet kavos negalime. Ne to mes einam, ne to, Nu, ne gerai, to. Mes gerai. einam palsėti, iš tikrųjų mes einam aplankyti gamtos reikalų, Ai, pasipildyti savo O kavos tai kur puodelius. citata? Čia ta citata Tai buvo. Aš šita galvau, buvo- tu kalsi dar kažkoje Ne. Paulo Coelho tokia lieva. Ne, taigi labai gera Gyvenimas yra buvo. gyvenimas. Taigi labai gera, aš Labai jau gerai. Aš pamiršau. galvau, kad tu dar bandysi geresnį pasakyti. Ne, baigtų, tai aš ant viršaus nelipsiu, taip gražiai nuskambėjo, taip gražiai Gerai. sulipo. Gerai. Ai, geras. Nu, Nu, tvarkoj. Tai va čia Pasirodo, čia tavo buvo. Tai Nu va, taip. Prašy Aš tik- komplimento, per visą pirmą dalį šiaip netaip gale pasakėm. jis pamiršo, ką jis sakė. Ne, čia nėra, kad mano idėja, aš tik tai taip susakiau jie tai. Ne, tiesiog gražiai nuskambėjo. Jo. Priskirkim visus laurus tau. Ai, ne, yra kažkoks filosofas teatro, kur sakė gyvenimo teatralizacija. Aha. Nu, ir, nu, jeigu jau vis tai toliau, ir vad jau gaunasi, taip, kad iš savo gyvenimo padarai spektaklį ir kažkokį meno kūrinį. Bet yra va ta gyvenimo teatralizacija labai taip. Gerai, pakalbėsim dar antrą. Gerai, einam truputėlį atsipūst ir grįšim atgal. Jo. O šiaip, bet kaip jūs galvojate apie mane? Nuo pertraukos, Taip. tai yra mes per pertrauką turim visokių akcijų, atrakcijų ir kartais darom interaktyvą, kur jau reikia kažką daryti, ant suvalgyti iš serijos ir taip toliau, tai dabar nieko nevalgysim. Gerai. Mes Mačiau, gersim kavą. bet mačiau išgąsti tavo akise. O ne, tik nevalgyt. Žinai, kas bus ne. prie kavos. Nu, žinai, mes vis tiek kaip teatralai atėję, pas mus yra pirmas veiksmas, pertraukėlė su kavutė ir brendžiu, įsivaizduojam, Ir antras alkoholinį. veiksmas linksmesnis. Ir antras veiksmas jau apie gyvenimą. Žinai. Apie gyvenimą. Kaip fainai. Tai va, tai šiandien mes sugalvojom tokį dalyką, kadangi tu esi, kaip ir sakiau, žmogus, kuris labai daug sričių apriepia. Tai mes pagalvojom, reikėtų padaryti tokį ir dar plus dalyvauja dabar, nu nežinau, kaip vakaro šou. Late nightas tas Kaip nu, lietuviškai toks, verčiasi. Vakaro. Vėlyvnakčio. Vėlyvnakčio. Nu, jo. Vėlyvio, Emilio, Ja, vėlyvnakčio. vėlyvnakčio, tai čia Rožickas sugalvojo šitą dalyką. Nu, tai gal ir nieko, gal ir prigis, toks Jo. sudurtinis žodis. Žodžiu, kad dalyvauja šitam dar reikale, o ten dažniausiai būna kokiu nors, va, kaip, pavyzdžiui, na, yra Stephen Colbert. Žinai, kuris duoda kažkokius klausimus tam tikrus kiekvienam ten svečiui. Tai mes galvojam, reikėtų išsigrynint, tai šiandien padarėm truputėlį daugiau tų klausimų. Labai išsiplėst nebūtina, jie tokie labiau, žinai, kas ateina į galvą, tai ir sakai. Pabandom. Pabandom. Taip. Aš turiu klausimus, į kuriuos atsakinėjai ir tu, ir duosim ir Aleksui truputį, o jisai turi klausimus, į kuriuos mes dviesi atsakinėjai. Gerai. Nebūtinai kartu, bet galim pabandyti pradėti. Ir mes vienas kito klausimų nežinom. Jo, mes Gerai. tiesiog tai pasirašėm. Tai mano pirmas klausimas, jie visiškai randominiai, iš bet kokių temų gali būti. Koks maisto produktas labiausiai yra neįvertintas tavo galva? Labiausiai neįvertinau. Ai, ne patiekalas, bet pats produktas. Nu, gal ir gali Gal ir patiekalas. Čia patiekalas. tavo interpretacija, tu gali bele ką sakyti. Yra kažkoks toks duonvaisius kažkoks toksai skaitus. Kažkoks toksai Vietname teko jį valgyti, kad jisai pagal viską mėsą gali atstoti. Ir ten jo tiek užauga, kad ten vos ne visas pasaulis gali vien tik jį ir valgyti. Nu va. O skanus šiaip, ar ne? Labai. Nu, Su toks, tokiu pavadinimu. kažkaip aš nežinau, bet jisai kažkaip ten įdomys. Žinai, lietuviui, jeigu jis būtų kepta duonvaisis O. prie alaus, tai va tada gal ir sueitų. Šiaip mes nelabai. Dar prie truputėlį alaus, česnako, žinai. Prie krepšinio, va, nebent į šitą pusę. Nu, vat kažkas ten jau. Bet galėtumėm Bet šiaip, va, išnaudot. tai ten apie jį gal Lietuvoje net nežinau, ar yra kas girdėjo. Nu, tai va, tikrai bet yra tose neįvertintas. firminėse specifinėse parduotuvėse pardavinėje. Nu, Feliksai. Mano nuomonė neįvertintas, bet nuvertintas maisto produktas ir žiūrimas kaip neigiamai, man atrodo, yra makaronai. Kaip čia jis pervertintas? Man nebent? atrodo, jis nuvertintas dabar šiuo laiku. Toks Nu, nežinau. makaronai nesveikas maistas. Nu, gal. O ten patarė iš gyvenimo kuprinį jį turėti, nes tai yra super maistas. Nu, va, matai. Nu, nes jis negenda, pirmas sausai dalykas, kas laikyt, kiek svarbiausia. nori, jo. Ir kaip mum įrodė vienam tūse pankai, galima ir valgyti neužsipylus. Bomžpakėt. Ir kaip mum... Tai reiškia ir tos, jeigu Oi, ką gali o dar graužti. žinai, Ir ką? kaip mum beje, atsiprašau, kad pertraukiu, mum įrodė vienas toks bėgikas, pavardė Surokinas, kad galima bėgant 24 valandas per parą, tarpuose valgyti bomžpakius. Geras. Greit sriubės. Nu. O Tailandė yra toksai bairis, kad pasižiūri pasižiūri kažkokį ketvirčio metų statistiką ir mato, kad jeigu buvo perkama daug bomžpakių, vadinasi,
sumažina mokesčius tam tikrus, vadinasi, žmonės jau išsigelbėjimo bomžpakius perka. Jo? Jo, bet jie bomžpakius daro visai kitaip negu mes. Ten, žinai, Daro rameną iš jų, žinai. Ne, tai jie tenai verda, prideda dar porą kiaušinių į tą sriubą. O to ten jisai užima gal tik tai 30% visko. Jis toksai kaip bazė, o ten visi jau kitką. Jis kitą apipavydalį. Jo, labai įdomi. Gerai, tai jeigu mes jau pradėjom nuo tų nuvertinimų, aš keičiu savo klausimų eigą, nes manau, kad labai būtų geras tęstinumas. Tai kas tavo nuomonė yra labai naudojamas dalykas, bet visiškai pervertintas dalykas ir galim visiškai be jo gyventi? Visiškai pervertintas dalykas? Eik tu savo, kaip jūs čia filosofiškai pervertintas. Pavyzdžiui, nežinau, kaip būna airfryeris. Kas tas yra? Matai, galima. Kas? Airfryeris tas, kur orų gamina, karšto orų skrudina dalykus. Nežinai? Čia labai trendi dabar. Tai karšto oro grūzdintuvė? Turiu aš. Tai žiauriai geras, žiauriai patogus. Jo, tik tai juokinga, kad ten viršų yra šitas kaitintuvas ir kaip pasižiūri iš viršų. Bet yra, jo, tenai. O pervertinti? Gali būti televizorius, pasakyčiau. Televizorius? Jo. Aš sakyčiau krepšinis. Čia mes ką tik susipykom. Man nesvarbu. Ta prasme, aš suprantu antrą religiją, bet jau biški nepervaidinkit visi čia. Kaip čia svarbu visiems. Dabar vėl visi susipyko. Vilnius, Kaunas tada atsiranda šitie dalykai, kur, nesąmonė, baikit jau. Aš suprantu, žinai, kova ten, aš palaikau savo komandą, bet biški man jau. Mane nervuot pradeda, žinai, šitas dalykas. Tai man pervertintas yra krepšinis. Čia kaip yra... Šiaip aš futbolo žmogus labiau, tai gal dėl to. Tai čia kaip futbol. Čia kaip yra pasakę, atsiprašau, tai kaip yra pasakę, kad futbolą žiūri 80 000 bėdžių, kurie žiūri į 22 milijonierius lakstančius ir žaidžiančius su kamoliu. Vienu kamoliu. Vienu kamoliu, ta prasme, toks, žinai, yra irgi toks. Gerai, einam toliau. Labai tinkamas tau klausimas. Ne specialiai tau rašiau, nes ir kitiem užduosim turbūt žmonėm panašius, bet koks tavo pats nereikalingiausias talentas? Stepas. Stepas? Tu mokai stepą šokt? Taip. Geras. Niekur nėra kur pritaikyti. Net ir gatvės, tu nenulipi, kad ten dar pašoktum. Ne, plius aš išmokau daug ten kombinacijų, gal 40, o nemokau jų taip kad gautųsi choreografinis piešinys. Labai patiko. Tiesiog patiko vienu metu. Taip. Ne tai, kad tikrai nereikalinga. Esi artistas, norisi ir šokt, ir dainuot, ir ten fechtuotėgi esam užsiiminėję labai rimtai su kursiokais. Tai mes tai turėjome, aš tai turėjau, pas mus buvo atvažiavę iš Amerikos, stepo mokytojai, mokė. Pas mus irgi, ir tikrai aš sutinku su tavim, nelabai. Ir kultūros nėra. Gražu, bet ne... Mes Oliverį Twistą dar kai statėm, tai irgi truputėlį šokam stepuką. Gerai, Twisting, iki kito klausim. Pats neatsakėjai. Koks tavo nereikalingiausias irgi. Pasirodo irgi mokė. Ne, jeigu iš tos prizmės aš galėčiau sakyti fechtuotę, nes irgi kas pirmą atėjo, nemokė fechtuotę. Jo, ką reiškia taip pat kaip ir aš, jeigu mes pagrindus praėjom, tai nereiškia, kad mes mokam fechtuoti. Gerai, nemoku, tebūnie. Nereikalingiausias talentas, kurį aš moku, indų šokiai. Tu moki indų šokius? Aš mokiausi pusę metų indų šokių. Čia vadinasi teatralo atsakymas. Tokių nesąmonių mes esame išmokę per gyvenimą. Čia kam, kad pritrauks bolt vairuotojų? Tas? Ne pilvo šokiai. Konkrečiai mes mokėmės pusę metų. Super. Šitos visus dalykus. Super. Gerai. Nuostabu. Daug sužinosim vieni apie kitus. Taip. Gerai. Gerai, galim pabandyti taip. Kaip atrodo tavo tobulas rytas? Bet kad tu sakytum, šitas rytas buvo tobulas. Oi, tai kad, žinai koks, nes kai tiek daug užsiimi ir būna... Tai jeigu nereikėtų, grinai kaip tu norėtum, kad tavo rytas praeitų. Kad jie būtų 5 iš eilės tokie patys. Bet tobulas yra, kai žinai, kad visą dieną, kad tik vakare kažkokie darbai, renginiai, susitikimai, ten filmavimai ar dar kažkas, ir išvarai į mišką vaikščio 10 kilų. Pas man yra ne 10 000 žingsnių, o 10 kilų. Kiek čia yra žingsnių? 12.
Maždaug, jo, 12. Kam kaip pagal žingsnį? Jo, bet aš taip žinau, kad išeini pro čia, apieini tiek ir tiek, grįžti čia, dar pakeliui apžiūri porą vietų, kur gali šiukšlynai susiformuoti. Ir va taip va nuo mano namų ir taip gali kaip Ramūnės žiedų, va tokį lapelių trajektorijom, žukti ir vaikščioti, žinai. Tai va tavo rytas tobulas būtų, kad tu ryte galėtum išeiti 10 Jo, ir kuo daugiau kilų, tuo geriau. Bet labai gerai nuskambėjo tas, gali, kaip gamtos reiškinys, kažkur gali susiformuoti šiukšlynai. Čia kaip kažkur ugnikalnis išsivežta šitas. Gali būti kritulių. Taip, bet tu jau žinai, tenai yra tokie... Lopinėlis, kuris traukia. Ne, kur stato statybą žmonės, tingi samdytis tą konteinerį, turčiai su prabangiom mašinom ir gaila pinigų konteinerių iš 300 eurų. Va čia tu galėtum tų spastų pristatyti visokių, ežių primėtit. Ten dar kažkokių kameras vat norėtųsi. Kameras būtų gerai. Bet ten irgi tada susiduri su to, kad čia žmonėm patiks, bus kontento, bet BDR, tas duomenų paviešinimas. Jo, tu negalėsi iš esmės tuo niekaip. Man BDR skamba truputėlį į kitą BDSM. Bet norėtųsi, čia irgi geras patarimas ir pats, kurį daryčiau, jeigu pamatyčiau gyvai, kad šiukšlina, įsijungi live transliaciją ir tada jau tavęs neįprimuštų. Supranti, kaip žmonės šilkiniai pasidaro, toksai. Tavo? Mano? Kad aš vienas būčiau. Lai nesupyksta mano šeima, bet labai retai tas būna, kad atsikeli ir... Tyla. Tokia tyla. Eik tu savo. Ir pabūt. Labai mažai turi, žinai, laiko to vienam pabūt. Tai aš tada irgi varyčiau išsimaudyt kažkur, žinai, ten pasivaikščiot, pabūt tiesiog, pagulėt. Nes šiaip visą laiką kažką veiki, žinai. Pastovi kažkur varai, bėgi, veži, sakysi, pareigojimai ir va tos tuščios dienos, kurios būna labai retai ir ypač, kad aš vienas namuose būčiau. Tai va toks, va turbūt tas tobulas rytas būtų. Gerai, žiūrim, kas toliau. Keisčiausias ir labiausiai įstrigęs komplimentas, kurį esi gavęs. Tu slapkas toks kreivas, fainai toks. Tai čia tas yra, Sorry, numušiau. Už super nestandartinį mąstymą. Viena moteris padėkojo. O kaip tai skambėjo? O jinai priėjo man pasakė komplimentą dėl tokios radio laidos, kur aš dalyvavau ir vienas iš klausimų buvo, į kokią pasaulinę įžymybę norėtum įsikūrinti 10 minučių. Ir? Tu atsakei? Į Putiną. Pasaulinė įžymybė. Pasaulinė įžymybė ir per tas 10 minučių prisiduodi Hagai ir grįžti į save. Per 10 minučių bijau, kad nespėtum, bet kažką kitą padarytum, kažką kitą spėtum padaryti. Taip, bet tu, supranti, kad ten Fredis Merkuris, kad ten Michaelas Jacksonas, kai sužinočiau, ką reiškia, kad ten šlapės šokį ir tau ploja, o čia tu kažką naudingo, vėl galvoja apie naudingą. Taip, bet tai buvo tą pačią sekundės dalį, kai užklausė, taip ir atsakiau, ten šokiruota buvo jinai iš pradžių, ir va tas toksai super nestandartinis. Įstrigo, ne? Jo. Geras. Labai sudėtinga, aš taip kažkaip, man labai sunku priimti, matyti komplimentus, vienas dalykas, tai... Sunku, kai nieks nesako tau jų. Pasako kartais, nepradedam čia. Tai labai iškart blokuoja, nežinau, kas čia mūsų toks nesiteisink, atsakyk į klausimą. Tai va aš galbūt dabar pirmas, kurį atsiminiau, tai buvo po spektaklio tokį... Geras Morozas esi. Eik tu savo. Mes vaidinam tokius, tai va šitas toks matyt. Tai aš nežinau, čia komplimentas. Jeigu tau įstrigo, tai tinka bet kas. O aš dar irgi papildyti norėčiau, kad aš pats supratau, ant kiek mes šiauriečiai esam, nes ten slavų tautom, kai pasakai, kad mes nesam slavai, o baltai jau. Ir tada galvoju, baltai jau čia skandinavai ir kas mes labiau ar to turim, ar to. Ir pasirodo, mes esam labiau šiauriečiai. Ir yra toksai bairis, kad pirmoji karo pradžioj, pirmais karo metais, vasarą vienai ukrainietei moteriai padėjau Vyšivankių parduotuvį įkurti. Tai tiesiog ateini su savo įrankiais ir dienos bėgi pridarai darbą, kurį 1000 eurų kainuotų, jeigu samdytum meistrus. O tu pats tą moki. Ir jinai atvarė ir pradžioj galvau, kad jinai trolina. Ir jinai mane įleido į patalpas pradžioj ir aš ten pietų pertrauką, jos nebuvo, vakarė jinai ateina, viskas padaryti ir sakau, tu čia pats padarai? Sakau, jo. Tu stebukladarys.
tu studijavai kažkur, pas tave auksinės rankos yra. Ir kur atrodo biški. Tu dėl aktorinio meluoji, tu studijavai kažką su statyba. Ir aš galvoju, ir atrodo, kad trolino, o čia jinai nuoširdžiai kalbėjo. Nu, nes negalėjau patikėti, kad kažkas, vat, žinai, nu, ten ir aš... Pradžioj tai atrodė, kad, koks tu čia talentingi. Žinai, va taip, va skambėjo, o po to pasirodė, kad va slavai, nu, va taip, va yra. Jie taip atvira širdim. Taip, o mes va antiek, va tas šiaurietiškas kiautas yra, kur Tiek, jeigu ir padariau, tai biški gal ne. O aš dar kaip debilas ten metalinį balkį, nematydamas, grėžiau su gręžtu, skirtų metalui, bet buvo lypant kopečiom nuspaudžiau, kad ilgą laiką drėlė sukosi ne į tą pusę. Ir dūmai ėjo, tau žiežirbos, blėt, krenta. Ir nifiga nieko negrėžė. Jo, ir negrėžė. Po to tik supratau, kokia gėda, gerai, kad nieks negrėžė. Ir jinai tave gyrė, kad tu gerai darai, nubliam. Nu, supranti, bet yra tam tikras toksai dalykas. Bet labai buvo faina tokia savi identifikacija, kad pamatytum, kiek mes šiauriečiai ir nemokam komplimentų priimti. Taip, mes tikrai nemokam. Ir kažkaip labai keista, ypatingai matyti aktoriniai sferoje, visi tokie... Nu, dar iš tos taisyklės teatre dar kitaip veikia, nes ten nori aktorių sunaikinti, pagirk jį, yra tokia patarlė. Ir daugelis aktorių net nenorėtų išgirsti komplimentų, kai žino tą taisyklę. Manau, va tas veikia. Nu, gal. Čia jau prietarai kažkokie. Gerai, važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Įsimintiniausia dovana nebūtinai materiali. Įsimintiniausia dovana. Kuri paliko tau vatys? Oi, prisimenu, ne, nu tai kad čia tu. Nu gerai, vaikystėje padovanojo tokį dviratį su lankstoma, tuometinis Seimo narys ten, nu vardu nesakysiu, bet ten vienas iš Brazausko aplinkos ir mano tėvų pažįstamas. Ir mes tokia daugiavaikė šeima ir net atvaro jis iš nei iš to ir padovanojo dviratį. Man su lankstoma. Tokį kamą, mažais ratukais. Kama tai yra upė Rusijoje. Nu, visi tik. Aš iš to streso man pradėjau galvas skaudėti, nes atsivilko visas kaimas, prašė daug pavažinėti. Ir sakau, eikit nahui, užrakinau sandėliukę ir kad dviratis būtų kuo ilgiau naujas, aš nenuėmiau alijuoto popieriaus nuo jo. Okay. O po savaitės jį nulabinėjau kartu su dažais. Ir man ten buvo toksai šokas, kur iki šiol aš nesvarbu, kodėl man padovanojo. Nu, tai aišku, ten, žinai, pirmą savaitę jisai toks išlipo, po to nulupai dažus, o bliam, dar fainiau taip vyriškai atrodo, tada nuimi priekinę šakę, uždedi nuo Minsko priekinę šakę, didelį ratą. Ir tu perinkai visą. Jo! Nu, tai tu supranti. Kiek tuo metu buvo? Aš nežinau, gal koks antrokas, trečiokas. O, wow. Žmogus dalintis nenorėjo, bet jis perinkti galvojo. Kad kuo ilgiau naujas būtų, tai aš jį perinkau. Ne, bet va dar, kad jisai tenai alijuotą tą popierį, kai jau po savaitės nuiminėjau kartu su dažais. Pas močiutės būdavo, kur pultelis iki, nežinau, kiek metų, ten kokius 10 metų, dar maišelį tam plastikiniam būna. Nu, matai, visada su tais celofanais yra problema. Reikia apie jau nuo 2 klasės tau. Ne, bet ten alijuotas toks popierius buvo. O dar irgi kaip vaikas, ar dar kaip sovietinė, ten šudinam gimės, visi daiktai lūžta, dviračiai lūžta, o čia tu gauni naują dviratį. Vadinasi, jisai nelūž visą savaitę. Nu, tai pagal logikam apskaičiavai ir ten. Tau? Aš irgi prisiminiau dviratį, bet čia turbūt tokie nebūtų keiščiausia. O kitas dalykas, mes kai šventėm 30-metį su draugu, kurio irgi šalia gimtadienis, mus pakvietė į tokią vietą, kur mes ten šventėm, paviljonė kažkam, ne paviljonė. Ir aš tikrai to nežinojau, bet mums dovana buvo Šarūno Mačiulio koncertas iš poliarizuotų stiklų. Eik tu savo. Ir mes taip gerai pasitūsinom tenai su to jo. Tai man kažkaip kaip dovana, pirmas, kas atėjo į galvą. Nu, buvo tų dovanų, bet tokia netikėta ir kur aš tikrai nežinojau. Sakė, jūs tik ateikit, ten bus staigmenų kažkokių. Ir jisai atvaras tai sakinukais. Labas vakaras! Spindi saulėje! Žiūri, geras vakaras. Aš stiklas pakeisiu. Tai jo, tai čia tokia nestandartinė.
pavydu, nes aš tuo metu Kaune vaidinau spektaklį. Žiūrėjau, kaip jie ten tos... Gerai Marozą vaidini. Gerai, einam toliau. Serialas, filmas arba kažkas panašaus, prie kurio vis sugrįžti, kas kažkiek laiko, nes jis tave gerai priverčia jaustis. Easy. Čia vienam podcast'e apie tą serialą pusę laidos laiko kalbėjau. Tai trumpai tada. Tai Twin Peaks'as. Tau gerai priverčia jaustis Twin Peaks'as? O jo, apie tą tokį dualizmą, apie visus tos dalykus. Čia nostalgijos reikalas ar ne nostalgijos. Priverstinai pernai grįžau, kai amžinatilis Davidas Lynchas mirė ir man tas sukrėtė taip, kad vos ne kaip asmeninė tragedija kažkokia buvo. Ir įmė atbulinė data toliau domėtis apie tą serialą. Nu ir ten, pavyzdžiui, yra Twin Peaks, dvynės viršūnės. Nu ir ant emblemos čia tie yra 2 kalnai, o iš tikrųjų tie 2 kalnai dar yra 2 vigvamai. Tas juodas ir baltas. Nu, nes vigvama irgi forma yra kaip kalnų. Ir tas dualizmas, kur ta Laura Palmer ir tokia jauna nekalta tyra, ten visiems jos gaila, iš tikrųjų ten išaiškėja, kad jinai ir vyram už pinigus prasidavinėjo. Nu, tas toks, kuo toliau ieškai, tuo labiau tiek visko atrandi ir ten... Nu, ten daug pridėta. Tik dabar jo žiūrėti neįmanoma su šių laikų tempais, nes viskas labai lėtai. Ja. Nu, bet jis tuo įspūdingas. Man labai keista, kad... Labai lietuviškas serialas. Lietuviškas filmas. Nu, jisai toks, žinai, ką galėčiau pasakyti, dėl ko. Tokio Skirmanto Valiulio televizijos kritiko dėka jisai buvo rodomas beveik tuo pat metu kaip Amerikoje. O pas mus tik nepriklausomybė. Nu, taip, ir pas mus tokį pragarą visi žmonės išgyveno, tad Twin Peaks'ą, kad taip žiūrėk, blėt, mes čia veržėmės link tų vakarų, link tos Amerikos, o čia Amerika žmonės turtingi, mašinos prabangios, ant stalo maistas lūžta, o vis tiek yra kažkokios giluminės problemos, blėt. Man tai yra... Supranti, toks yra... Keisčiausias dalykas su Twin Peaks'u, nes aš Twin Peaks'ą pirmą kartą mačiau, gal kai man buvo kokie 7 metai, 8. O tai kiek tau dabar yra? Man dabar 40. Tai man kem 2. Tai taip, jisai 92 kažkur 3, 4. Man močiutė įjungdavo ir jinai žiūrėdavo kartu su manim. Tai supranti, kur atrodo yra... Nelabai laikas geras. Bet kiek mano močiutė tada buvo koks 7, daug meluoju, pem 8, pem 9 šiam. Ir vad mes su močiutė žiūrėjom kažkada ir tu tau nieko nesuprato. Man nesusijungė galai. Tai ten nieks nieko nesuprato iki tokio lygio, kad tenai Gorbačiovas prašė tuometinio Amerikos prezidento išsiaiškinti pas Lynčą, kas žudikas yra. Ir jam buvo didžiulis šokas Gorbačiovui, kai prezidentas sako, taigi čia režisierius, kaip aš galiu jo klausti. Ir jisai maždaug, tai koks tu, blėt, prezidentas, jeigu negali paklausti. Nu, supranti, čia rimtas bairis yra buvęs. Okay. Jo. O mums dar labai įdomu, kaip iš Sovietino pabėgusiam ir žiūri baldai, interjerai, mašinos, kokios, kaip tas užsienis atrodo. Nu, okay. bet dar kita linija eina tokia, kad, matai, baldai, interjeras, turtingi žmonės, gražus, faini, o vadinasi yra kažkokios dvasinės problemos, su kuriomis jos kovoja. Nu, supranti, ir buvo toks... Čia aš kaip suprantu, kokiam podcast'e, ar kur tu kalbėjai apie tai? O Jėzau, ten buvo laida Suaugusių moterų klubas. Tai jeigu kas nors nori... Bet ten mano mėgstamiausia, vos ne vienas mėgstamiausių podcastų Lietuvoje. Jeigu kas nors nori išgirsti daugiau... Kad nesikartotų. Jeigu kas nors nori daugiau išgirsti, kaip Slavka pasakoja apie Twin Peaks'ą, tai Suaugusių moterų klubais. Taip, bet ten yra konkrečiai, kalbėjom tokį segmentą 90-ųjų, nostalgija ir kas to yra filmai. Ir kalbėjau, tai žiūrėk, paketas yra, kad ten Twin Peaks'as X-Filai, po to Daktarė Queen ir Namelis Prėrijose. Tada dar gerai nebuvo? Ne, čia per LNK ir anksti rytais būdavo. Tai netinka. O per LNK būdavo Benny Hillo šou arba Ponas Bynas. Ir vat būdavo, kad pirmadienį tu žiūri tą, antradienį tą, interneto nėra ir tu žinai, kokią frazę iš to filmo rytoj visą dieną mokyklų skraidys tarp mokinių. Okay. Ir būdavo labai išlavinta atmintis, kad vos ne pagal minutę galėdavai aiškinti siužetą draugam ir kažkokioj vietoj, kad, sakau, prisimeni, toj ir toj minutį, kaip eina ir pasako tą ir tą, atėjo už nugaros, koks buvo ten džipas stovėti. O, bliu, koks džipas. O dabar, taigi, viskas, pamatėjai, užmiršai. Jeigu ką atsisuksi, niekas nieko nefiksuoja. O ten fotografinė atmintis. O tai sorry, kad taip ilgai. Viskas gerai. Mano filmas, kurio aš niekada neperjungiu, jeigu tik jis yra rodomas per teliką, tai yra Braveheartas. O, koks? Braveheartas. Narsioji širdis. Tai mano brolis po šito filmo sugalvojo iš Škotiją važiuoti gyventi. Ta prasme, man Braveheartas yra mano ir ta freedom vieta, kur yra... Come closer.
Freedom! Visą laiką verkiu, visą laiką ašara bėga. Aš nežinau, mačiau tą filmą 15 kartų gal. Ir Tai Hardas yra antra. O tu matai, kad ta pati daina, tas pats kūrinys dar skamba filme su Tomu Hanksu, kur saloj gyvena žmogus. Kur su Wilsono šitais. Neatsimenu dabar net kaip. Matęs ne vieną. O tai Škotijoje buvo ten, kur memorialas buvo, tas Viljamas. Oi, kaip tu fainai. Ne, tai ten yra daug tokių, irgi yra tam tikrų tokių dalykų, bet grinai, kad Hollywood'e gražiau žiūrėtųsi. O tai Škotijoje labai patys škotai mėgsta iš to pažvengti ir būna, kai skaičiuoja, kaip sako, amerikiečiai skaičiuoja. Ten, kad rodo amerikiečių tupumą, ten skaičiuoja, kad vienas, tada kitas, tada dar vienas, kaip anglai skaičiuoja, 1, 2, 1, 2, 3, o kaip škotai, 1, 2, freedom! Ir jie dar. Ir tu gali apie šalių mentalitetą vien per skaičiavimą 1, 2, 3 parodyti vos ne visas šalis ir bus žiauriai tikslu. Ta sena labai gera, kur jie pasisuka, kur ten maždaug susistinka dviejose skirtingose pusėse ir maždaug, tai pasikalbėsim, tai pasiduodat ir jie atsisuka nugarom ir tiesiog kiltus pasikelia rūras ir kurį gauna strėlę į šikną ir vis tiek. O tai ten dar yra labai įdomu, tik praeitą savaitę mačiau tą faktą tokį, kad tenai škotų kariai, kai užsifilmuoja savo šitą dalyką, barzdas nusiskūsdavo ir jau kitą dieną anglus vaidindavo. Ai, ne? Kad kažkokį šitą faktą aš irgi mačiau. Jo. Kad, žinai. Ten, aišku, susikirtimą užfilmuodavo kažkaip, bet būdavo. Tai labai geri, jeigu aš tai, aišku, kadangi man filmas ant tiek įspūdingas, daug didžiąją dalį nepastebėdavau to dalyko, bet kažkada, kaip tai pasidarė profesinė liga, aš pradėjau mėgti žiūrėti, kas vyksta background'e. Tai yra antram plane. Ten klaidų matosi. Kautynių scenos. Taigi garsas. Pirmas planas normaliai, visi kapojas, antras planas. Taip. Geras. Tai ten dar vienas aktorius tarp jų yra toksai, kur, matai, kur prapjautas, veidas pasidžiūrė. Tai jisai iš tikrųjų prapjautas. Jo, čia vadinas Glasgo šypsenėliais. Glasge ėjo didžėjus būdamas su plokštelėm iš baro po darbo, iš klubo ir jam liepė atiduoti paltą ir plokštelės, jisai sako, neatiduosiu, jie atėmė, viską supyzdino ir dar prapjovė. Tai ir kelios moteris yra aktorės ir viena tarpė žinių vedėja, kur kategoriškai atsisako šitą dalyką, su plastinė operacija panaikinti. Jo, tai jį ir kvietė į Gladiatorių, į šitą ir dar Peaky Blinders. Peaky Blinders labai tinka. Ir po to, kai darė Jokerį kūrė, tai jis iš šito pasiėmė Heathas Ledgeris. Savo šitą. Ne, iš Viktoro Hugo žmogus, kuris juokėsi. Jo? Ten yra irgi šitas aprašytas dalykas. Ne Glasgo šypsenėlė, bet kažkas iš kažko pavogė. Arba Glasgo šypsenėlė, arba Viktoras Hugo. Ten matai, yra vienoj vietoj, sakė Heathas Ledgeris, kad jeigu tikėt, ką jisai sako, nors dabartinė su to Joaquino Phoenixu tas rodo, kad iš vis jo negalima tikėti, ką jisai sako. Ten prieštarauja tam tikri dalykai, kad priejo tėvas su peiliu ir sako, ko tu toks liūdnas? Nusišypsok, aš tau tai padarysiu šypseną. Ir padarė. Tai pas Viktoro Hugo irgi kažkaip panašiai, kad žodžiu. Gerai. Nepaklausim nei vieno, nei kito jau. Vieno galima būtų paklausti, bet neprieisim. Aš turiu omeny, Phoenixas gal daugiau žino apie tai. Apie savo, jo. Taip. Gerai. Žmogus, su kuriuo tau pokalbis paliko didžiausią įtaką tavo gyvenime. Negalima taip, nes su kiekvienu kažkoks toks būna. Taip, bet kuris turėjo, toks, žinai, kur būna, po to momento kažkas trakštelėjo tavo galvoj, žinai, tarkim. Supranti, ką turiu omeny? Blemba. Sunku čia, neatsakyti, aš tai galvoju. Tai žinai, nereikia gyvai bendrauti, tu gali pažiūrėti kažkokį podcastą. Netinka. Tiesiog, kur tu susitikai, pasėdėjai, pakalbėjai ir to buvo wow. Blemba, žinau, gal dar nebuvo tokio. Nebuvo? Ne. Labai sunku čia, man irgi. Toks jo. Aš gal tada, jeigu galima apeičiau šitą klausimą ir rinkčiausi, su kuo daugiausiai turėjau tokių pokalbių, tai arba su tėvu ten kokiu, žinai, bet kad toks vienas, kad pakeistų man gyvenimą, aš per daug gal durnas, kad man kažkas pakeistų labai greitai. Tada galima tada plačiau paimti, koks žmogus, kuris padarė didžiausią įtaką tavo gyvenime. Ne, tai čia irgi. Tai aišku, kad tėvai. Tėvai, aš irgi tą patį sakyčiau. Jų nebūtų, tai ten. Jo. Okay.
Nu, būna, kam ne tėvai padaro, tai tiesiog galbūt kažkas. Būna, kam jo susitinka gatvėje ir jiem tai pakeičia gyvenimą, kad jie išvažiuoja į Indiją, pradeda statyti. Tai ne, bet čia jau sektantizmas ir žmogui reikėjo pagalbos kitos ir jo pasinaudojo. Nu, čia yra tokių, vat, nu, čia jeigu toks pokalbis ir trakštelina tavyje, čia jau yra problema su pačiu žmogum, kad jisai taip lengvai manipuliuojamas. Mums dar netrakštelėjo, man atrodo. Nu taip, nesgi turi kažkokį kritiką turėti ir... Gyvenimą nuėjęs pusę kelio, vis dar mane trakštelėjo. Jo, tau vėliau gali trakštelti, o ne pokalbio metu, nes, nu, čia yra, žinai. Okay. Jėzau, blemba. Gerai, Slavka. Taip. Kas yra kažkas, ką apsimeti, kad supranti? Tai viskas. Ir gyvenimas, ir politika. Ne, nu kur daugiau taip, jo, bet tikėsi, kad pakeis temą gal. Kai politikai, kalbant apie tam tikrus dalykus, neria į kažkokią specifinę sritį, kur ten mažiausiai domėjęsis esi. Nu, supranti. Bet biški stengiasi, kad jo. Ne, stengiasi išmokti. Ir aš jau konkrečiai tą temą kalbėti į vieną televiziją, LNK, tą su Rūta laidą, ir aš skambinau vienai žurnalistei, nesakysiu ten, bet kokią valandą gerą kalbėjom, nes norėjau toj temoj išsiaiškinti kuo daugiau. Ir sakau, atsiprašau, kad aš čia taip, nu, kad klausinėjau tokių dalykų, kaip, sakau, čia viskas gerai, čia kaip tik rodo tokį proto blaivumą, kur tu nebijai pasakyti savo, kad kažko... Kad aš nežinau ir noriu. Noriu sužinoti, jo. Nu, bet buvo man tas labai taip, tai taip. Ko klausiai, palak, primink. Viskas gerai. Kažkas, ką apsimeti, kad supranti. Ai, tai, bet kiekvienoje srity gali tas... Nu, ten... Muzikoje irgi sako, taigi pas man 3 akordai, balso nėra, neintonuoju, o man ir nebūtina, nu, tenai žinot visų šitų niuansų, kad tenai, jo. Nu, tai čia bet kas gali būti. Kriketo taisyklė. Taip. Žiūriu, nieko nesuprantu. Bet ir aktoriniam, žinai, kalba žmonės apie aktorinį, o pavyzdžiui yra klounada, kur irgi yra aktorinis, bet tai yra vienas iš sudėtingiausių vaidybos žanrų. Nu, jo. Ir irgi koks nors aktorius, kur teatre visą gyvenimą pradirbė, jis apie klounadą nieko nežinos. Ir, nu, kiekvienoje srityje yra dalykų, kur tu ne viską žinai. Jo. Ne, tai faktas. Aš tai galbūt, nežinau, man tai atrodo, kad medicina? Vaistai, nu, darasi, kur... Tai čia šitose... Ir kai tau, pavyzdžiui, gydytojas aiškina tipo, dalykus ir tu pasako... Jo, tu, nu, supranti, čia bus tai... Suprantu. Jo, viską. Tai mes čia kai tave operuosim. Gerai. Nes, nu, eik tu, aš nesuprantu pusės ten procesų, kaip vyksta. Aš nesuprantu kartais, kas už ką atsakingas. Nu, taip. Nu, čia kepenys yra atsakingos už tą, nes tuo metu, kai vyksta fermentacija, ten tai... Aha. Ne, žiūrėk, kepenis labai fainai, nes pačiam žodį fonetiškai jau yra, kad... šitą tu supranti, matau. Kad kepa. Kepa kepenis. Tai nereiškia, kad tik riebų maistą apdoroja. Ne. Ir pas rusus yra pičionka, nu tai reiškia kepa kažką. Piečinį. Jo, tai vadinasi, vyksta kažkokie dalykai, kur skaido, nu va tai, jo. Nu, aš tą duomenį... Ką tik atsakėjai mano klausimą? Ne, yra pas mane toks Žilbero sindromas, kur pas mane kepenys blogai skaido alkoholį ir vaistus, dėl to man nepatartina gerti ir jau negeriu 7 metai. Ir vaistai, kai tu nežinai, ar tau jų reikia 2 daugiau ar 2 mažiau, nes kepenys netaip jos išskaidys. Jo, tai dėl to šitoj temai su kepenim konkrečiai tai žinau. Jo. Okay. Gerai, keliaujam link pabaigos, tai... Gerai, čia toks duetinis klausimas, tai kokiu gyvūnu pats save įsivaizduoji ir kaip tu įsivaizduoji, kokiu tave gyvūnų laiko kiti? Jeigu tu pats galėtum būti gyvūnas, koks tu būtum? Flamingas. Nu, raketa pas ukrainiečius tokia. Ne, jokau, ne flamingas, arklys gal. Nes kai reikia ir pasiganai, nu, blemba, nu ne taip turiu, nu, miške pavaikšti, laisvė tokia, laisvė, Klaipėdoj, man tokia, tu toks Cimarono žirgas. Man tokia laisvė turi būti, kad, žinai, ten 5 kilų gali varyti, ten 5 kilų gali varyti, ten 5, ir Klaipėdoj neina, nes tik iš vienos pusės jūra, kur nifiga negali varyti. Bet, nu, tokia turi būti, žinai, kad niekada nevarysi į tą pusę, bet tu žinai, kad bet kada, jeigu reikės varyti, kad galėtum. Bet tu toks darbinis ir vežimą patiem. Bet tu toks darbinis arklys, ar toks žirgas? Ir toks, jo. Jis
toks žemaitukas. Jo. Biški galima ir jodinėti, bet biški ir galėtum ant darbo paryšti. Jo, taip, nesgi pats save Ir iki Juodosios jūros nujot, ar kur jie ten. Taip. Gerai, o iš kitos pusės, kaip tu manai, kokiu gyvūnu tave kiti laikytų? Blemba, kokia ta aršiausia šunų veislė yra? Čia, šitie... Ne, pitbulis? Žandikulis. Pitbulis. Ne, kažkoks yra kitas, kur žandikulis užsirakina ir neatsirakina. Čia pitbulis. Pitbulis. Nu gal jo. Apie šitos yra mitas. Ne, tai ten labai fainai žmogus vienas parašė. Šiaip ir taksai. Kai aš tenai ragelskį... Taksą gali tiesiog trenkti ir jis atsirakins. Nu va. Pitbulis sunkiau biški. Bet labai fainai vienas žmogus, bet ten dar kita veislė buvo. Skaivos. Ir jisai... Kaip jis ten pasakė, kai aš Ragelskį sutikau ir nepaleidau, sako, kuo Slavka skiriasi nuo to ir to šuns, būtent tie, kurie. Nu, kad tas šuo dar gali paleisti. Būtent žinok, panašiai ir atrodė. Komplimentas. O žinai, ką reikia daryti, kad šuo paleistų? Užkiaušų, ar ne, pirštuką. Jo. Tai žiūrėk jau, kai tau Laurinas bandys. Ir yra dar viena technika, jeigu nori, kad nesukabintų arba nesukastų, tiesiog truputį turi pasukti ranką ir griebti už liežuvę laikyti. Jo, tu spėsi labai. Arba per nosį. Aš kitą kartą, kai man kas šuo, sakysiu, palauk. Ne, ten tiesiog esmė tau kanda, tu jeigu bent užčiapi liežuvį, tu jį prispaudi prie šitos vietos, viskas, nebegali. Tau yra didesnis šuo negu taksas kandęs. Taip. Jo? Jo. Spėjai pasukti liežuvį. Aš tuo metu nežinau tos informacijos. Gerai. Taip. Tavo? Nu, aš įsivaizduoju, kad aš koks tigras, minimum esu. Čia jau save įsivaizduoju. Jo, čia jau aš taip įsivaizduoju, kad koks tigras, žinai, esu. Bet manau, kad irgi kažkoks šuo kitų akyse. Eiksus. Manau, kad koks iš tų, kur paukščius atneša, kažkas iš tų. Ai, tai buvo šitas basetas. Nu, ne basetas tikrai. Ne, jie skirti iš urvų traukti. Ne, čia taksai. Ne, ir basetas irgi. Nes jisai didelis taksas. Basetas jis tos ilgom ausim toks liūdnas labai. Tai didelis taksas, nu. Jeigu trumpos kojas, ilgas kūnas, tai jau taksas. Mes tą turime omeny. Toks postambis. Nu, tai nesvarbu, su paukščių medžioklėm susiję kaip seteriai. Seteriai, va, aš apie tos kalbu. Nes taksai tai lapes iš urvų vyžlai visokie. Ir šitas irgi, nu, tokius didesnius. Mes kaip ekspertai pašnekėjom apie šunis čia, ką tik šunų veislės, visus dalykus. Apie šunis tai jau aš žinau tikrai. Taigi tas basetas, jisai, jo neįmanoma nuo žemės pakelti. Ne, jis labai. Ir nereikia geriau. Ir labai liūdnos akys. Jo. Ok. Vėl. Gerai. Paila, tas filmukas Drupis buvo, ar koks? Taip. Ne, atsimeni. Kur detektyvas toks šuo būdavo, tai jis basetas, man. Nu. Tai va ten basetas, man atrodo. Pala, mano eilė? Taip. Gerai. Vienas geras ir vienas blogas įprotis, kurios žinai, kad tikrai gavai iš savo tėvų. Nu, pavyzdžiui, vienas geras įprotis, kur tikrai žinai, kad iš tėvo arba mamos paveldėjai. Tai ir tokių yra. Nu, tai pradėkim nuo gero. Mamos taupumas ir tėvo išlaidumas. Kaip jie kartu? Bėlė kaip ir parduoda per vieną dieną. Tavo tėvakas taip leidžia savo, ne, kartais pasilepinti. Nes atsiranda tas, kad gyveni tik kartą ir kodėl ne, bet nekalbu apie linksmybės, o apie tokius dalykus, kur tikrai būte, nu, arba ten namie reikalingi, kad ir pačiam namų remonte, ten, žinai, kur taupai ir galvoju, oi, čia gal kokį pigesnį laminatą parke... Kodėl aš savo turiu pigesnį laminatą? Ta prasme, jo, nu. Bet tavo tas nešimas, tempimas visas į namus ir rinkimas daiktų iš tėvo? Toks. Jisai irgi mėgėjas tokių, va, daug turėt kažkokių hobių, parsinešt, pasilepint. Gal? Vat nežinau, negalėčiau pasakyti. O mama taupi labai. Ir tėvai visada sako, nu kam tu? Taip, nu vat būdavo toks, kur ten, nu kam, o po to pamato, kad vis dėlto gerai, kad pirkom kokį... Bet pripažįsta, kad gerai po to. Jo, bet sako, kad, nu vat maladės. Nu žinai, kai perki kokią skalbenkę, kur tu nori, kad kuo ilgiau tarnautų, tai jau geriau, aišku, pirkti už ten keliais šimtais eurų brangiau, negu pigiau. Ir dar padėvėta. Nu, tam prasme. Nu, taip. Jo. Ok, blogas, tai matyti tėvo užsispyrimas. Tai yra, nu, visiškai bet čia toks. Geras gal? Tam tikros aplinkybėse, tai bet čia va ten, kur mes kalbėjom. Principinis užsispyrimas. Toks principinis kartais būna užsispyrimas, kur va, įėjimas į tą ginčą ir nepaleidimas. Nu, tokio, vis tiek turi kalbėti iki galo, kol čia žinai, nu, toks ta prasme. Ir va čia mano toks teisuoliškumas, pavadinkim, ar ne? Nu. O mamos matyti yra liežuvis.
tai yra... Mamos liežuvis. Nu, kalbėjimas, tai yra tas toks, va, kalbėti ir mokėti valdyti žodį, galbūt tas yra dalykas. Man atrodo, kad toks yra. Tai va. Gerai, po paskutinį? Jo. Taip, tai gerai, tai mano paskutinis būtų, kaip tu įsivaizduoji savo senatvę? Oi, kaip baisu sakyt. Nes aš galvoju, vat, net ne senatvės, galvoju, tiek daug buvo darbų ir galvojau, įsigysiu supamą krėslą, kad vat, kai nėra darbų, atsisėdi ir supis, ir figa nafig. Aš įsigijau supamą krėslą, mane taip užpylė darbais, kad nebuvo tai metų bėgi, minutės. Taip ir stovi tas supamas. Taip, ir net baisu kažką susiprognozuot. O ką, senatvė visų pirma, kad nepasent anksčiau laiko, nenumirti ir neišprotėti anksčiau laiko, kai būna žmonės miršta, dar gyvybė rami, žinai. Ir išlaikyti kuo ilgiau tą blaivų protą ir kad... Bet ką, kaip tu įsivaizduoji, diena, kai tau 74 metai. Aš esu matęs, nekalbėk. Pasakyk, kad... Taigi sakiau nekalbėt. Pasimovė ant pačio geriausio. Aš prieš paskutinį kartą, kai buvau Škotijoje, aš ten buvau 10 dienų ir po to su vienu lietuvišku spektakliu grįžinėjom. Aš čia pakelsiu, nes bus įdomu. Grįžinėjom keltu. Grįžinėjom keltus autobusu ir autobusas ten yra iš Škotijos važiuoji krovininių autobusiukų iki Anglijos, tada sėdi į vieną keltą ir plauki liktai iki šitos Vokietijos ir tada iš Vokietijos į Klaipėdą. Bet fainai, kad Škotijoje matėm, kad mus autobusiuką aplenkė tokie sabai, seniai, tokie 60-70 metų ir sėdi viduj žmogelis, kabrioletas, žmogelis sėdi su tokiam šalmų racija, o šalia žmona irgi su šalmų racija ir ten kalba ir tokie, ir matos numeriai švediški, tokie tie žmonės ir tų mašinų belekiek. Ir po to aš išsiaiškinau, kad jie iš Švedijos taip atkeliauja į Britaniją, į Angliją ir po to važiuoja į Škotiją ir tada po to į Vokietiją, gal net kažkas po to į Lietuvą su to keltu, o po to vėl į Švediją. Ir toks, ir aš kaip pamačiau ir aš galvoju, kokia tobula senatvė, kad tu ne taip, kad sėdi tenai kruizė ir ten, taramo sanykė Klaipėdoj ir ir žinai, kaip būna, o su mašina važiuoji, kur... Tai tavo senatvė, tu įsivaizduoji keliauti. Taip. Į mašiną ir važiuoji. Važiuoji, sustoji, kad ir taip pat iš Škotijoje labai faina, nes ta gamta yra visur graži, žmogui gali tik tai, vieni sako, kad čia Lietuvoje negraži gamta, o Vietname tu nematei. Ir galvoju, jeigu žmogus kvestionuoja gamtą, jis jau debilas yra, tau gali patikti jo įvairovė, o ne tai, kad vienur gamta graži, o kitur negraži. Ir man Škotijoje, žinai, ten tie kalnai, tie ne fjordai, bet ten tie, žinai, kad Lochnesas. Loch tai tas ežeras, vieni sako ežeras, nors tai yra visiškai kitas vandens darinys, kur nėra nei upė, nei ežeras, bet turi ir upė, ir ežerui būdingų savybių. Tai prie tokio sustoji, palapinę pasistatai, nakvoji, kur tu nežinai, ką rytoj veiksi, o šoviai galvą važiuoji tenai. Tokia senatvė. Laisvė. Jo. Tau bekalbant, aš supratau dar vieną dalyką, kur aš kartais apsimetu, kad suprantu, bet ne velnio nesuprantu. Tai yra žemėlapis. Dabar nereikia supranti, seniau tai kai ten atsiversdavo, Ne, aš šitą galiu atsiversti ir susigaudyti. Man kaip pasakoja, čia važiuoji iš Vokietijos, tada kerti ten datą. Man nesusiklijuoja galvoj tas vaizdinys. Gal čia dėl to, kad tu nevairuoji? Gal, aš nežinau, bet aš tave kitaip veikia. Aš kartais nesuprantu. Aš čia kalba, čia. Aš kartais nesuprantu, kaip reikia, kokias šalis reikėtų pervažiuoti, važiuojant iš Lenkijos į Ispaniją. Tarkim, man toks nesusiję. Žinau, kad yra Prancūzija, žinau, kad yra Vokietija, bet man sienų nematau galvoj. Mongolija, Turkija. Kas ten darė? Ne, aš suprantu, kurioj pusėje daugiau, mažiau. Ir visa Rusija. Tavo. Aš tai tik tai pagalvojau, kad man atrodo, aš kas 10 metų tolsiu vis toliau nuo Vilniaus ir vis labiau į kažkokį mišką. Tai 70, jeigu mes imam tai, kad jau yra senatvė. Tai aš būsiu kažkur tai jau vienkiemi kažkokiam, bet irgi keliausiu, matyt, nes, žinai, dabar to nelabai leidi savo ir nėra kada, žinai, ir tas, ir darbai, ir vaikai ten auga, ne visur kažkaip išeina, žinai, kur norėtum gal.
Tai matyt, kad jie irgi kažkoks turėsiu savo kampą, bet bent 2 kartus per metus išvarysiu va taip kažkur, kur be plano. Grinai be plano, nes dabar visur planas, reikia. Ir nėra tokio, kur, tipo tiesiog, kad va be šito daikto. Biški nuo to pavargstam, kas daugiausiai ir duoda, žinai, biški ir patys save įsivarėm į kampą, man atrodo. Ir nežinau, kur mus tai nuves, bet reikėtų vis dėlto grįžti prie to, kad tam tikrose vietose turėtų būti dėžės, kur šitą daiktą padėti, nes neišsijungia. Bet tai toks žalingas įprotis. Bet iš kitos pusės beprotiškai naudingas. Jo, bet mes persivalgėm, man atrodo, šitoj vietoj. Tai kas susijęs su poilsiu, šitas nereikalingas daiktas. Nepastebėjot, man bent jau yra. Jeigu aš šiaip nelabai mėgstu paustinti, žinai, kažkokiu dalyku paustinti, nes, kartais reikia persidalinti arba ten kažką tai parodyti, bet įdomiausios dienos yra tada, kai aš iš vis niekur niekam nepaustinu. Taip, dėl savęs. Geriausiai praleidi laiką. Taip. Supranti, kad paskutinės 2-3 dienas tau taip gerai buvo, kad tu net nepagalvoji, kad dabar man reikia kitiem parodyti, kaip man gerai. Taip, oi, tai čia šitas... Nes, pavyzdžiui, iš tų tam tikrų kelionių, kur yra, arba buvimo savo tam tokiam geram, fainam laike, realiai, nieko tiesiog tu... Aš nesu matęs nuotraukos, kur būtų, wow, tikrai kaip fain. Gražu, bet man niekada neperteiks tavo nuotrauką arba mano nuotrauką kitam, ką aš dabar jaučiu. Taip, tai čia vyk. Gali fotkinti didžiausius kalnynus, Yra tokia nuotrauka, kuri gali. Rentgenu. Tada tokio dėmesio su... Bet tikrai. Čia tikrai. Kas čia tai buvo? Perteiks tai, ką arba tu jauti. Kitas dalykas, juodai baltą nuotrauką įdėk, iš karto atrodo, kad myli. Tai rentgenu. Kai man nepatinka šitas dabar trendas kažkoks, kur pradėjo dėti. Juoda baltą savo nuotrauką ir galvoju, numirė. Man pirma emocija, o viešpatinė. Ir tada, oi, čia kažką nuveikiau ten taip toliau. Dabar, kai atkreipiau jūsų dėmesį, ačiū, aš sveikas, gyvas, pažiūrėkit podcastą. Aš seniau su Hebra mėgdavom lapkričio 1 kažką durniai prisigėrė, bet čia prieš 10 metų postmortem nuotraukas žiūrėdavom. Teko matyti? Kurias būtent? Kur po mirtinės. Ai, ta prasme, kur įvyko kažkas. Ne, Viktorijos laikų Anglija ir po mirtinės, tai reiškia visa šeima ir vienas iš jų negyvas. O jėtų, čia yra toks, čia yra toks baisus dalykas. Čia jūsų žaidimas būdavo? Ne, tai būdavo, ne tai, kad žaidimas, o kuris čia taip analizuoji, grinai priartini žiūri, o tenai būdavo išlaikymas labai ilgas. Reikėdavo gal pusę minutės nejudėti 16 sekundžių ir tu matai, kad lavonui geriausiai sekas pozuoti. Kiti biški išblū. Sorry. Matai, kai dar gerdavai, įdomesni tavo būdavo užsiėmimai. Ir matosi, kažkokius ten. Dar žmonės, kiti žiūri į tą, o ten dėl ko darydavo tas nuotraukas, nes žmogus per gyvenimą turėdavo gal 2, 3, 4 nuotraukos. Tai yra kokie mokyklos išleistuvės, vestuvės, ėjimas į armiją ir gimė pirmas vaikas ir tarp tų nuotraukų gali būti 10-mečiai. Ir žmogus pasikeitė. Ir norisi prisiminti, kaip jis atrodė. Ir dėl to ne karste jį fotkina, o fotkina sėdinti, rašantį, dirbantį savo darbą. Jeigu nedaug dievė vaikas mirė, tai lovytį, žaidžiantį ten viską. Ir žmonės ten žiūrėdavo į šitą ir ten būdavo tokia rimtis, bet ir tokia šypsena buvo. Ir labai būdavo įdomu, kaip matyti po to jau užtenka iš žvilgsnio matyti, nes žmogus žiūri į objektyvą, o jau tas mirusysis žiūri taip išplaukęs. Taip, šitą atsimenu, nes iš protmušių. Ir, man tai buvo labai įdomu psichologiškai analizuoti vaikystėje, ten būdavo net kaimuose tą karstą pastato su velionim, kad nusifotkinti, o žmogus sukrytęs jau ten nieko nepanašus iš to, ką tu prisimeni ir norėtum prisiminti. O čia atkuria... Šitą pokalbį nelabai norėsiu atsiminti. Bet tiesiog žiauriai įdomi psichologinė tema, aš galvoju, čia ant tiek traumų, o po to supratau, nes jie atkuria gyvumą, kai jisai gyvas buvo. Supranti. Gerai. Atstatytas karstas. Tai Drakulos, žinai, filmų, kuris taip miega ir taip atsistoja. Nosferatu. Jo. Čia tokia žiauri tema, bet yra ką pagalvoti. Ką veikdavot, tą veikdavot, jau žinai. Gerai, dar turim truputėlį laiko, tai pakalbėkim kažkiek apie tave, tai koks tu esi už viso to, ką tu darai miške. Tai yra, ką tu veiki
Miške, Su kaip tu leidi tuk-tuku. laiką. Nu, 1-12 kilų vaikštai. Nu, mes jau maždaug susidarėm portretą, bet... Ne, nu, vat man šitas pasiekimas yra toks, nu, ten yra tos kelionės, vat į Ukrainą 5 kartus karo metu esu važiavęs, pirmus 3 kartus su pečiais, o 3-4 kartą tai ten vaikų linksminti ligoninės. Ir man visada taip galvodavau, kad toks jautiesi išdavęs teatrą. Bet, nu, Kodėl? Nes kažkaip galvoju, renginiai ir gatvės cirkas tą kompensuos, bet vis tiek kažkas trūkdavo kažko tokio. Tai dėl to sugalvoji vaikštai po miestą su kūdiukais, bendrauji su žmonėm, jiem ten šventė turgui, pavyzdžiui, nueini ir turgui matai, kad tas tavo vaikščiojimas kūdiukais yra toksai elementas, kur atrodo kiekvienam turgui tas turėtų būti. Nu, o iš to padarai labai faina, nes žmonės, kai rodai, kai tu su visais eini, kalbėjai, fotkinėsi, kai didžiausi niurzgliai eina su tavim fotkintis, tai po to žmonės žiūri labai tą video ir sako, aš negaliu patikėti, kad čia Lietuva, atrodo, kad Italijoje kokioj, kad antiek laisvai žmonės bendrauja. Nu, išskyrus tas, kur nepardavė plokštelį. Ai, nu, vat vienintelė. Nepermušai. Taip, tai va tas, va labai fainai pasiteisino tokia veikla, bet va, kai į Ukrainą nuvažiavau ir ten dieną 2-3 pasirodymus parodai, tai po to pagauni, mentaliai pereini į tokią dimensiją, kad jeigu man kas nors Oskarą padovanotų už kokį filmą, kur tikrai būčiau padaręs, aš taip nesidžiaugčiau, kaip apsilankęs tenai. Nes tenai yra turbūt tuo metu vienintelė vieta pasaulyje, kur tavo meno labiausiai reikia. Nu, va, tiem vaikam, ligoninėse, karo veteranam. Ir egzaminas toks būna tavo artistiškumui, kur ten kiti ašaras vos nulaiko, tu turi su koja išsperi durys ir sakai, čia tai bus linksmiausia vieta žemėje. Nu, ir pavyksta tą padaryti. Bet vat klausimas, tau, nu šitoj vietoj tu pats pasakėjai apie tos, žinai, ašaras, ten liūdna, nu tikrai ten, lemba. Kaip tu įeisi su kokiu nusistatymu, bet tu apie tai pagalvojai taip tikslingai, kad bus sunku. Ar tu tiesiog įjungi kažkokį bėgį ir varai? Nu, nes tu žinai, kad tu pamatysi vaikus ten, kažkokius nukentėjusius, dar kitokius iškentėjusius daug. Nėra tau tokio, kad biški pramuša būnant ten? Vat nepramuša visiškai, ne, kažkaip ne, tokį, ne tai, kad personažą įjungi, o man kažkaip yra tą cilindrą užsidedi ir viskas, kažkokia tokia aureolė ir tu jau susikontaktuoji su kažkuo. O kai važiuoji atgal, kai kažkaip reflektuoji apie tuos... Nes vis tiek yra pervažiavimai tau iš vietos į vietą. Jo, va tada būna reflektuoji, arba buvo man toksai, kur tu sutinki su taisyklėm, kur tau primeta vaikai, o tu pats nežinai, kur aš pavėlavau atvažiuoti vieną tokią vietą, kur manęs jau publika laukia. Ir aš tik žinau, kad internatas, įvinioju ir pradedu rodyti pasirodymą. Ir rodo pasirodymą ir negali identifikuoti, dėl ko čia internatas yra. Ir pribėga kažkoks vaikas ir šalia jisai raitytis pradeda, kaip katė ant saulės, žinot, kaip būna. Ir aš kalbu toliau ir nežiūrėdamas į jį iš kišenės ištraukiu konfetį, jį apibarstau, jisai atsistoja ir nubėgo atgal. Ir šono toks jausmas, kad mes surepetavę. Kažkokie toks, o ten pasirodo, buvo, nu taip, Ukrainoje ten yra, kad tas internatas, tai vaikus atveža pirmadienį, pasiima penktadienį, o ten yra toksai autistai ir kurtieji. O artistai ir kurtieji viename internate, nes su abiejais sunku susikalbėti. Jo, aš girdau irgi dabar, kad... Oi, autistai. Ne, artistai irgi tinka. Artistai tinka. Jo, autistukai ir kurtieji vaikai, nes su abiejais sunku susikalbėti, žinai, buvo. Ir aš pradėjau, ką aš rodžiau pasirodymą ir pusė jų net negirdėjau, sakau, čia nereikia, išsitaškė. Nes jie į vaizdą žiūri, tie, kas negirdi, jam vaizdo užtenka. Tada biški Čarlio Čaplino įjungi. Čia grįžtam prie to paties, kad tu bijai labai grįžti, žinai, į Škotiją, nes nemoki kalbos ir panašiai. Čia tavo atsakymas. Tai ne visada reikia, žinai, viskas aišku. Ir tas vaikas, pasirodo, buvo autistas. Jisai tuo metu pribėgo, ten kažką tokio darė ir aš jį taip žiauriai artistiškai sureagavau. Ir ten, bet grinai jisai, atrodo, kad jisai tik ir laukė tų konfetį. Nu, ten buvo žiauriai faina tokia vieta. Ir dar kas buvo įdomiausiai, kad kai kurie autistai nekalba. Ir aš po to klausiu, o buvo tokia mergaitė, kur man priejo ir kėglius metė. Ten jos vardas toks ir toks. Sako, o jo, jinai yra autistukė ir pasiek galvoje yra užspaustas kažkoks dalykas, kur jinai nekalba. Ir sakau, kaip tai nekalba? Taigi jos vardas toks, gyvena už 12 kilometrų ir tenai turi sesę brolį, vardai tokie ir tokie, jai metų tiek ir tiek. Sakau, tu tavim kalbėjai? Sakau, jo. Sakau, negali būti, nekalba. Nu, tai gali būti, kad tu, kai ateini kaip personažas ir tu labiau esi ne iš šito pasaulio, o iš tų vaikų vaizduotės pasaulio ir jie su tavim linkia labiau bendrauti. Koks geras šiaip dalykas. Neįtikėtina. Tai va.
Čia panašiai į tą anekdotą, kur 6 metų vaikas paduok sviestą. Sakau, tu gali kalbėti? Jo. O tai kodėl nekalbėjai? Nu, tai kad nebuvo ko. Tai nebuvo poreikio. Žinai, bet čia labai gera, tu iš tokios pusės pažiūrėjai, kad ne kaip su žmogumo, kaip atvarė kažkoks čiūvas personažas su cilindru, ant kojukų užsilipo ir jai visiškai, žinai, nėra to, kad čia žmogus. Taip. Čia pasaka. Jo, ir man tas patiko, kad tu per kažkokį jų tokioj sąmoniai, tokioj ypatingoj, randi siaurą plyšį, pro kurį pralendi ir sugebi ten viską okupuot ir, žiauriai taip įdomi buvo. Tave reikės tirt, man atrodo, kaip Wim Hofą, žinai. Jo. Ką jisai su savo kūnu ir savo mintimis darinėjo. Tai reikės ir tave, kaip tu prakalbinai žmogų, kuris nekalba iš esmės. Tai ten, aišku, ten hiperbolizuotai neprakalba, jinai tiesiog, tai yra, bet man pasakojo, kad kažkokia smegenų dalis, kur jinai yra užspausta ir labai fainai, kad, ne tai, kad fainai, bet iškart matos, kad tam vaikui labai tokiose akyse tokia įtampa, likti kažkas išlanko ir tai gali šaukt, bet kada labai tokios skvarbus žvilgsnis toksai, kaip tokia išgazdinta stirna. Žiauriai įdomu, ten ir po to jau pradedi gilintis, arba tenai, kai karo veteranam parodai savo tą pasirodymą ir dar iki tokio lygio, kad ant tiek užsimiršti, kad žmogui be kojų esantį vežimėlį su vienračiu vežioji. Visi žvengia, jisai pats labiausiai žvengia. Todėl ir nesureikšmini šito dalyko, žinai. Taip. Ir neišskiri kažkaip. O jie, matai, koks yra dalykas, jie karo jau nėra tinkami, o jie visi būdami tenai, be rankų, be kojų, peršautas stuburas. Jie vis tiek su karinė uniforma ir su ševronais. Vadinasi, jie išėjo iš karo, bet karas iš jų neišėjo. Taip. Ir jie vis tiek bendrauja savo kopomis, savo miestais, brigadom, kaip jie tenai buvo. Ir jiems sunku. Ir praėjus savaitę net laiko skambino psichologija ir dėkojo man, sako, aš nežinau, kas yra. Seniau jie tose psichologiniuose, tose terapijose nekalbėdavo, dabar nesustodami pliurpia. Tai yra toksai dalykas, kad... Atrakinai. Kažkas toks, jo. Tu turi gydomųjų savybių? Nežinau, bet kažkas tokio... O kas žino? Čia gal ne kiek gydomoji, kiek tokia... Kaip veikia iš esmės, pasirodymas, teatras, kaip tu nori tai pavadinti, žinai? Kaip veikia tiesioginis ir nedalomas bendravimas su žmogum. Neišskiriant, nepasakant, kad tu esi toks ir toks tik tai, o dabar yra laikas, kai vyksta kažkas. Neveltui tai yra vadinama terapija. Bet įsivaizduok tą paveikslėlį, kad kiek per valandą reikia atpalaiduoti žmonės iki tokio lygio, kad tu po to su vienračiu vežioji žmogų vežimėlyje be kojų ir jisai žviegia, ta prasme. Jeigu užfilmuotų kažkas, uždėtų linksmą, liūdną muziką, kokią dorymę, dar padarytų, kad juodai baltas toksai vaizdas ir klaunas tyčiojasi iš neįgalio. Bet tuo pačiu, jeigu uždėtum Benny Hillo muziką, irgi viskas gaunasi. Tai ten yra kaip pateiksi. Tai aš sakau. Jo. Kokią muziką uždėsi, tas ir gausis. Jo, ir tokie terapiniai, tokie dalykai. Bet intencija aiški tavo. Jo. Tai tenai grįžti savo tiek daug klausimų atsakęs. Ir didžiausiai apdovanojimai ten ir pareina iš tų žmonių, žinai. Jeigu... Kiek to laiko maždaug praleisdavai išvažiavęs vieną kartą, lygiai tokiu pat metu buvau prieš 2 metus. Ir praeitų metų spalį, tai už praeitus tos metus pirmą kartą 2 savaitės, o praeitą kartą 10 dienų. Ir tų 10 dienų žiauriai užtenka, nes, į dieną 2-3 pasirodymai ir po to visiškai grįžti be jėgų. Išsekęs. Ta prasme šakės, ten tragedija. Nieko keisto, kad lašelinių reikia kartais atsistatyti. Taip, tai tenai irgi žinai, kad tavo atsistatymui reikėtų į pirtį nueiti, randy kažkokį šitą klubą labai fainą Kijevo centre, sumoki pinigus, nueini tenai, užpildai tą anketą, 20 minučių, tave tikrina, žiūri čia tarpų pirščius, ten liežuvį, akis, pirštus kojų, ar ten grybelio nėra. Lietuvos jokiam klube. Nieko, sumoki pinigėlius. O tenai viską, tai patikrino, praleido, o man tikslas yra pirty pasėdėti ir burbuliniai vonioj, kad raumenys sušildyti. Jo. Ir pasirodo dėl, kad Kijeve savaitę elektros nebuvo ir nei tas neveikia. O. Toks,
Tai tada grįžti į Lietuvą ir varai miškus miškų tvarkyti. Taip, nu tai ten. Tiesiu Irgi taikymu. toks fainas relaksas ir toksai, ir labai fainai daug savanorių dabar atsirado, kur Ane? reikės jau kartu su kitais daryti. Aš mačiau video tos, kur tu ten pusbrolis ir pusės yra, dabar nebeatsimenu. Ar dukterėčia ir sūnėnas. sūnėnas. Ai, kur krikštynų suknelę rado. Jo, aš mačiau tą. Šiukšlinė išmesta, nu, vat, tarp plytų krikštynų suknelė. Bet tai jie irgi jau... krikštynos nebepasikartos, nu, panaudojo ir žmonės. Ai. Bet tai jie irgi visiškai pasinėrė, aš kaip suprantu, šitą tavo akciją tvarkyti miškus dabar jau. Tai sudomini ir tai yra labai faina ir, nu, jo, nu, tai kas čia? Kaip tu pats sakei, nieko keisto, tai neturėtų būti kažkoks tai, wow, Slavka tvarko miškus, Taip. čia turėtų būti normalus dalykas, čia neturėtų kelt nuostabos. Ne, pirmuoliai natūralus dalykas Taip. yra nevažiuoti ir Ir nemest į padangų miškus ir padangų. šūdo. Čia yra, Taip. turėtų būti natūralus dalykas. Man labai patiko tiesiog, kad pats Slavka pasakė, kad čia kodėl čia stebina žmonės. Nu jo, ir tu kai pagalvoji, čia neturėtų stebinti. Nu, kai, nu Čia gerai, nebeturėtų padarai, žiūrėk, padarai į unitazą mažą reikalą ar didelį vandenį nuleidai. Nu, ta taip. prasme. Nu, tai čia irgi Tai tas pats išmeti į mišką kažką, tai užkloji. Nu. Ne, nu, pamatai ir sutvarkai. taip. Bent jau kai yra man ta galimybė, nes dabar, kai namie ten tie remontai buvo, tai tie statybiniai yra didžiuliai konteineriai. Jo, Kur jo. jau gali ten ką radai, dėk ir tu jau neužpildysi to konteinerio niekaip. Taip, mišrių atliekų pasiėmė, jo, kad galėtų maišyti, aš atsimenu. Taip, ten tik šiferio negalima ir mašinų jokių detalių išskyrus mašinos metalą. O stiklų, plasmasių, padangų, panelės negalim. Ir iš sėdinių. O viską kitą galima. Tai va tokią sofą radai galim, bo čia yra statybos. Čia yra darmantinas, ten kuris, po to paralonas, piruoklės. Aš manau, kad tu neišmestum tokią sofą radęs, o panaudotum kažką. Nu, čia žinai. Per minkštą. Savo senatvėj, prie to krėslo. Bam! Ir viskas, Netilpsi kad su į draugeliu mašiną. galėtų. Ne, nu, bet čia variantas fainas, jo, čia gal. Gerai, toks- Slavka, tęs, Nu. ką tu darai, labai įkvepiantis žmogus esi, ačiū Kaip tau. faina. Ačiū, kad atvarei. Tai ačiū, kad pakvietė. Ne, tai yra tikrai vien žiūrint, kiek tu apriepi, kiek aš neįsivaizduoju, kaip tu spėjai viską padaryti, tiek... Aš darau, žinai, Jo, du viename, ne? reklamą. Tai kiek tu spėjai padaryti, kiek tu darai politinių akcijų, pavadinkim taip, tau atrodo, kad galbūt tai nėra vertinga, bet tai yra vertinga ir tai yra labai reikalinga, tiek pat yra miško tvarkymas, tiek pat kažkokie darbas su vaikais, kuriem to reikia. Taip pat tie patys skambučiai ir visi kiti dalykai, ir tie patys skečai. Ačiū tau, tęsk visus šitos dalykus, ką darai. Lavint toliau kitų žmonių kritinį mąstymą. Ačiū mūsų draugam kaip kam kombučiai. Gera kombučia. Labai. Labai skaniai, įdomių skonių ir labai kokybiškų. Ačiū Studio 101, kad mus priema, apšviečia, sumontuoja ir nufilmuoja. Labai jauki vieta, jeigu kažkam reikės, būtinai kreipkitės ir ačiū, Aleksai. Ačiū visiems, kas buvote čia. Mūsų personažas šį kartą. Viačeslavas. Gerai. Ačiū, Iki visiems. iki. Iki.